Lengva Lietuvoje iš meno išgyventi ir pragyventi? Nelengva, sunku labai. Aš kai tave pakviečiau pokalbį, tu paminėjai, kad aš nesu jokios srities profesionalas, man visi dalykai, kuriuos darau, yra mano hobi. Tai aš negaliu pasakyti, aš esu ten kažkoks tai menininkas, fotografas, ten muzikantas, dailininkas. Gyvenimas yra per trumpas, kad būt kažkuo vienu. Stoikas yra parašęs, ne per trumpas gyvenimas, o per daug jo iššvaistome. Absoliučiai teisingai. Per daug jo iššvaistome niekam. Mirties suvokimas mums dovanoja tikrą gyvenimą. Kai tu realiai suvoki, kad tu vieną dieną užsimerksi ir nebeatsimerksi niekada. Tada tu pradedi iš tiesų gyventi. Šita motyvacija yra pati svarbiausia, pati stipriausia. Ne kažkokie pinigai, ne kažkokie tai šlovė ar kažkas. Tave motyvuoja tik tai savo laikinumo suvokimas. Reikia pasistengti, kad ant akmens būtų parašyta, jis buvo geras žmogus. Kiekvienam žmogui labai sveika būtų prisiminti bent kartą per dieną, kad jis yra tik tais mėsos, kaulų rinkinėlis. Kad čia nežinau, ar čia tam podcastui tinka. Žodžiu, kad... Prieš prasidedant šitam epizodui noriu paprašyti jūsų vienos nedidelės paslaugos. Tai kad paspaustumėt mygtuką patinka ir mygtuką prenumeruoti. Tai padeda mūsų kanalui augti ir pasikviesti vis įdomesnių svečių, kurie pasidalina savo istorijomis bei žiniomis su jumis. Mūsų epizodo rėmėjas yra Nara Health. Plačiau apie juos epizode, o dabar linkiu jums gero klausimo. Algi, esi garsus menininkas Lietuvoje, tapytojas, fotografas, muzikantas, bet jeigu sutiktumėt žmogų, kuris mato tave pirmąjį kartą, kaip save pristatytumė? Iš karto toksai labai filosofinis klausimas. Matai, kuris mato pirmą kartą, tai jam, man atrodo, nesvarbu. Jeigu jis manęs neklausia, ką tu veiki gyvenime, tai aš jam nesakau, ką aš veikiu. Aš tiesiog sakyčiau, kad aš esu tiesiog žmogus, kur toks pat kaip jisai, nugyvenęs nemažą jau gabalą, turbūt didžiąją dalį gyvenimo. Bet apie savo kažkokius profesinius dalykus, tai, man atrodo, nebūtų svarbu sakyti. Dėl to, kad aš galvoju, kad žmogui svarbiau yra ne tai, ką jisai daro gyvenime, bet tai kaip jisai jaučiasi, kaip jis suvokia save ir buvimą savo buvimą žemėje. Ko jis nori iš gyvenimo, ką jis patyręs jau yra. O tai, ką jisai veikia, nebent jis tai ten būtų, žinai, kažkoks tai, nežinau, super ten kažkoks tai chirurgas ar ten kažkoks tai, bet ir tai, vis tiek ir tai. Žinai, aš galvoju, kad čia tas momentas, kai tu visą gyvenimą galvoji, kad, tai esi kažkoks, tai profesija kažkokia, esu ten ten šaltkalvis, esu ten fūros vairuotojas, esu ten mikrochirurgas, esu prezidentas. Ir ateina laikas, kai tu baigi tą darbą, arba galų gale kiekvieną vakarą pareini namo, nusirengi, atsiguli į lovą ir nebesi nei chirurgas, nebesi nei prezidentas, esi tiesiog žmogus su tokiu, žinai, su senstančiu kūnu. Ir tada pradedi galvoti, kas tu esi toksai. Pavyzdžiui, jeigu manęs paklaustų moteris lovoje atsigulusi, mes gulėtumėm lovoje dviese ir jinai sakytų, kas tu esi. Aš tikrai nesakyčiau jai, kad, aš esu menininkas, aš esu ten muzikantas, tapytojas, ten kažkoks tai ten. Nors mano gyvenime daug visokiausių buvo profesijų ir daug darbų dariau. Nes tai būtų neįdomu, jei būtų tai neįdomu, tai būtų nesvarbu. Vat aš galvoju, kai žmonės gulė nusirengia lovoje ir jiems nesvarbu, kokia jo profesija, jiems svarbu, ką tu jauti, koks tavo vidinis pasaulis yra. Aš kai tave pakviečiau pokalbį ir paminėjau ten, kad kalbinom dažnai savo srities ekspertus, profesionalus ir panašiai, tu paminėjai, kad viskas tvarkoj, bet aš nesu jokios srities profesionalas, man visi dalykai, kuriuos darau, yra mano hobi. Taip ir yra, nes aš, žinai, kas yra profesionalas, tas, kuris yra baigęs ten kažkokį tai ten, mokslus kažkokius, tai visi dalykai, kuriuos aš darau, yra ne iš universitetų. Aš baigiau Kauno technologijos universitetą, inžinerinė specialybė visiškai tai yra nesusiję niekuo su mano darbu. Tai jeigu aš būčiau inžinierius, aš sakyčiau, aš esu inžinierius profesionalas, nes baigiau ten tos mokslus. Bet iš viso aš galvoju, žinai, kai tu manęs paklausai, kas tu pasakyk, kas tu esi, tai aš negaliu pasakyti, aš esu ten kažkoks tai menininkas, fotografas, ten muzikantas, dailininkas, nes aš esu šiandien vienas, rytoj kitas,
Nėra tokio daikto, kur būtų, žinai, stabilus, kur, va, aš esu toks, va, žinai, toks stabilus, va, nu, kažkoks branduolys. Nu, nes aš, pavyzdžiui, ten prieš savaitę tapiau paveikslą, buvau tapytojas, už vakar skaičiau tekstus, publikai buvau skaitytojas, na, žinai, ten kitą savaitę grosiu koncertą, būsiu muzikantas ir, nu, pamiršau klausimą, kokį paklausimą. Viskas tvarkoja, bet esminis dalykas, va, apie ką aš irgi norėjau paklausti, kad... Kodėl aš nesu profesionalas? Taip, nes aš nenoriu būti joks profesionalas, aš nenoriu būti kažkoks vienas. Sprinti, aš kartais galvoju, kad gyvenimas yra per trumpas, kad būti kažko vienu. Nu, nes tu nori pabūti ir tuo. Aš noriu pabūti daug dalykų, daug išmėginti veiklų ir rasti veiklą, kurie man patinka. Ir iš tikrųjų taip, yra etapas, kur tu darai kažką. Ten, pažiūrėjau, aš buvau 25 metus fotografas ir aš netgi turėjau svajonę tapti garsiu ten pasaulio mados fotografu. Bet dabar džiaugiuosi, kad ta svajonė neišsipildė, nes jeigu aš dabar būčiau garsus mados fotografas, tai būtų man darbas, tai būtų sunkus darbas. O darbas visada, žinai, tas žodis darbas, jisai dažniausiai susijęs su varginimu, su kažkokiu, tai su sunkumais, bet aš neturiu darbo. Galėtum pasakyti, kad dabartiniam savo gyvenimo etape nedirbi, tiesiog užsiemi hobiais? Aš dirbu, nu, tuos tie hobiai nėra taip, kad, tipo, čia, vat, panorėjau, netsi kažką. Ne, aš turiu užsibrėžęs kažkokius tai sumanymus, susigalvoju sumanymus kažkokius, bet tai nėra darbas, tai nėra tas darbas, kur, nu, kur, žinai, ten nuo 8 iki 5 ten žmogus privalo būti kažkokioje tai vietoje. Kažkas jam ten aiškina, kaip ten daryti. Aš turiu įsipareigojimą, aišku, nu, nėra taip, kad laisvo oro direktorius, bet aš nemanau, kad tai yra darbas. Man kartais, žinai, kartais netgi baisu, žinai, matyti, kaip žmonės važiuoja kamščiuose ten į savo ofisus, o man niekur nereikia važiuoti. Ir man kažkur kartais net, žinai, gėda prieš visuomenę. Pavyzdžiui, būna, žinai, kodėl aš darbo dienomis, nuo pirmadienio iki penktadienio, negaliu sau leisti kažkur tai, nu, belenkur ten valkiotis, ten kažką. Nors šiaip iš principo mano grafikas toks, kad aš galėčiau dirbti šeštadienį, sekmadienį, o pirmadienį, antradienį, pavyzdžiui, nedirbti. Bet aš negaliu to daryti, nes man vidinis kažkoks tai, nu, iš anksčiau kažkoks tai yra auklėjimas toks, nu, ar auklėjimas, ar kažkoks vidinis įstikinimas, kad visi žmonės eina į darbą, tai kaip aš neįsiu į darbą, nu, kaip aš galiu nedirbti, kaip aš galiu tinginiauti. Tai va, tai, nors, žinai, skamba taip gražiai atrodo, nu, tipo, tu čia darai, ką nori, darai, kiek nori, bet tas kiek nori, tai man vis tiek, nu, per dieną gaunas 12 valandų, tai minimum to nedarbo. Nu, bet, žinai, man patinka tai, viskas, ką darau, iš tikrųjų man patinka. Kas nepatinka, aš stengiuosi to nebedaryti. Kažkada dariau tiek, nu, galvoju, žinai, reikia uždirbti pinigų daug, ir kai nori daug uždirbti pinigų, tada turi daryti ir dalykus, kurie tau visai nepatinka. Nu, nes tiesiog. Net yra sakoma, kad dažniausiai tas darbas, kuris turi būti padarytas, yra tas pats sunkiausias darbas. Taip. Bet kai tu pats esi savo darbų susigalvotojas, kai pats esi savo direktorius, tai tas sunkiausias darbas, jisai nėra baisiai sunkus. Taip, jisai, nu, žinai, fiziškai vargina, emociškai vargina, bet jisai nėra bjaurus. Va, jo, jisai nėra bjaurus, jisai nėra tas, kurio tu galvotum, aš nenorėčiau daugiau niekada. Ne, jis yra tas, kur tu, žinai, dirbi, pavargsti, bet ryte atsibudęs, galvoji, noriu dar. Patiko. Nu. Tavo vardas, na, aišku, siejasi su menu, paveikslais, ten filosofiniais tekstais. Ir tu atsakėjai, vieną dalyką darai, kitą dalyką darai. Ar yra kažkokia veikla šiandien, kurią įvardintum, kad, nežinau, daugiausiai savo gyvenimą paskyręs? Čia gal truputį taip sezonais priklauso. Kai aš esu Lietuvoje, aš mažiau užsiemu tapybą, nors dabar jau rytoj vėl pradėsiu naują paveikslą. Bet jo, kai esu Lietuvoje, aš daugiau skiriu laiko tokiam, žinai, socialiniam dalykam, nu, bendravimui su žmonėmis, ten tekstų skaitimui, koncertam. Dabar turiu paruošę šiai vasarai 3 projektus, tokius muzikinius su skaitimais, su literatūra ir su video, tokie, žinai.
darysim Mo muziejui vieną tokį labai fainą. Aha, matėm, vietų nebėra. Ne, Mo muziejui dar yra. Pasakos kino teatrai. Pasakos kino teatrai nėra, bet Mo muziejui dabar bus Liepos 11. Dar niekur neskelbiau, tai va, jau gal ryt paskelbsiu. Jo, ten darysim per naktį, žinai. Sugalvoju tiesiog, žinai, va, irgi galvoju, koks tu, blemba, durnas, kam tau reikia tokios kankinės per naktį, žinai, daryti koncertą kažkokį, nes tai iš tiesų, fiziškai sunku, žinai, tu turi visas ten 8 valandas minimum, turi groti, ten kalbėti kažką, vis tiek tai yra, įsitempęs ant scenos, tu turi išlaikyti publiką ją, kad jinai būtų, žinai, neišsibarstytų kažkur tai. O žmonės tame koncerte sugalvojo, kad jie atsineš kilimėlius, atsiguls ant grindų ir galės ten, žinai, snausti, klausyti, žiūrėti. Tai toks, sugalvojau tokį, žinai. Tai vat vasarą aš esu, nežinau, muzikantas, performeris kažkoks tai, tekstų skaitytojas, bendrautojas su žmonėmis, o kai tik išvažiuoju nuo rudens iki pavasario, būnu tapytojas, tekstų rašytojas. Tai toks mano planas. Vienas verslininkas Amerikoje, Alex Hormozy, yra pasakęs, kad geriausias įgūdis, kurį gali išsiugdyti, yra gebėjimas išlikti geros nuotaikos net tada, kai tam nėra jokios priežasties. Vat man klausimas kilo. Kiek teko pažiūrėti tavo pokalbių, atrodai labai pozityvus žmogus. Šiaip tikrai labai pozityvus žmogus. Kaip vat pozityvumas tau pasitarnauja gyvenime? To pozityvumas, žinai, yra labai egoistiškas jausmas, dėl to, kad kai tu esi geros nuotaikos, tau pačiam faina. Kai tu esi surūkęs ir piktas, tau pačiam bloga. Tai žinai, pažiūrėjau, aš vakare buvau siaubingai baisios nuotaikos. Nuo pat Palangos, kol važiavau visą tą autostradą, lyjo, atvažiavau čia, lyjo ir tokia buvo tamsa, tokia, buvo klaiki nuotaika. Ir aš tikrai jaučiausi labai blogai, emociškai labai blogai. Ir tas, žinai, ir aš galėčiau pykti, žinai, ant to, kad čia blemba lyja, kad čia nėra tos vasaros, kad čia šalta, kad čia batai sušlapa. Ir tas pyktis man tokį negerumą, žinai, nešė. Ir paskui pagalvoju, blemba, ašgi nieko nepakeisiu nuo to, aš geriau kažką padarysiu, žinai, atsiguliu, lovą ten kažką šiltai apsiklovau, skaičiu knygą, rašiau tekstą. Ir aš ir taip išsprendžiau tą, žinai, tą savo pykčio ir nepasitenkinimo problemą, nes man tada pasidarė gera, aš rašau, žinai, ir aš jaučiu, kad aš kažką gražaus galiu sukurti ir tai man kelia nuotaiką. Tai va tas optimizmas, žinai, kur pats nusprendė, kad šita dalis yra labai tokia nemaloni, tas pesimistinė, vai perjungsime kažkokią tai, užsimsiu kažkokią veiklą, kuri mane džiugina. Tai mane džiugina kūryba, tai aš užsiėmiau kūrybą ir ir man pasidarė gera ir tas toks optimizmas iš čia ir atsirado. Nors galėjau visą vakarą burbėti ten, žinai, kad čia kažką ten viskas čia šūdas, tai, žinai, bet... Tas negatyvumas šiuolaikiniam pasaulyje vis mažiau žmogui turbūt pasitarnauja, nes aš įsivaizduoju anksčiau, žmogus šiaip linkęs yra pastebėti negatyvius dalykus, nes iš pat senovės jisai yra linkęs apsisaugot, nes kad nebūtų grobis panašiai, kad būtų saugus. O dabar jeigu pagalvoja apie dvi savybės, apie pozityvumą ir tą negatyvumą, tai pozityvumas turi gerokai, ta prasme, vien privalumai. Negatyvumas jisai absoliučiai neneša kažkokio gerumo. Jo, bet matai, teisingai tu sakai, apsisaugojimas, tai vienas dalykas, atsiminti blogus dalykus, ilgiau atsiminti blogus dalykus, tos pavojingus dalykus, taip, tai reikia, bet tai nėra negatyvumas. Tiesiog tu supranti, kad, čia pavojus, tu saugaisi, bet nuo to nereikėtų eiti nukabinus nosį, nereikėtų ten keikti viso pasaulio, nereikėtų pykti ant visų žmonių, nes kaip tik yra sprendimas. Taip, tu žinai, yra pavojų, yra blogio, labai daug pasaulio yra blogio, bet tu turi kurti gerus santykius, kad tau būtų gera. Nuo to žinojimo, kad yra blogo, kad yra pilna blogio, tau pačiam blogo yra, tau negeras. Tos neigiamas emocijos, jos, ne šiaip yra neigiamas emocijos, tai yra skausmas, tavo dvasinis skausmas. Tu nebenori gyventi. Tai tada geriau kurti santykius tokius, santykius, veiklas kažkokias daryti, ne negatyves, neskleisti ten, žinai, pykti, ten spjaudytis, vemti ten ant visų, žinai, kad ten tu čia toks, tu anoks, o kaip tik ieškoti žmonių, su kuriais to būtų faina, kurie, kur jūs, tam žmogui irgi gal bloga, žinai, jis irgi gyvena tam pačiam pasauliu, kuriame yra karas, kuriame neteisybė, kuriame yra ten korupcija ir visokie ten žemaitaičiai, bet tu kurk, tu su tuo pačiu žmogum, jūs sukurkite kažką tai gražaus tarpusavį. Jūs nekalbėkite apie tai, kaip yra blogai. Jūs kalbėkite apie tai,
vienas kitam, jūs galite būti geri. Ir tas dalykas, nu, jis yra malonus. Žinai, čia, iš tikrųjų, čia nieko čia labai gudraus nėra. Tu tiesiog ieškai kelio, kaip sumažinti skausmą, kaip sumažinti savo liūdės ir kaip atrasti malonumą, bendraujant, būnant su geru žmogum, kalbant gerus dalykus, kurti kažką bendro. Tai tas yra labai. O turėjai tą pozityvumo savybę jau nuo jaunystės, ar čia išsiugdė tiesiog ir natūraliai atsirado? Nu, tai turbūt turėjau, žinok, kažkaip man, nežinau, mano kažkaip vaikystė ir jaunystė buvo visai tokia šviesi, nu, kaip kaimas, žinai, kažkokie tai miškas, šuniukai, karvės. Na, aš esu Vilnietis, bet visas vasaras nuo birželio iki rugsėjo, nu, žinai, kur nereikia mokyklą, visas vasaras praleisdavau vienkiemį tokiam ten pas babytę kaime ir gamta turbūt, nežinau, man ta gamta turbūt labai, labai daug davė gražių dalykų ir gyvulėliai visokie man buvo faina. Nu, kartais šiandieniniam pasauliu būna, užsistresuoja, ypač darbuose. Aš toks gal karjeristas, darboholikas, daugiau iš tos pusės, tai kartais tarptų dėžučių, kai visi esam užsidarę, lėki į darbą, kažkur lėki, mašinui kažkas lekia, tu ten atrašinėjai, žiūri, toks atrodo nuolatinis ir man patinka pabėgti mišką. Ta prasme, išeit pasivaikščioti, kartais tokių elementarių dalykų užtenka tiesiog pasilenkti ir žolę paliest ranką. Nežinau, iš kur natūraliai kažkaip man šitie dalykai susidėlioja, žinau, kad psichoterapeutai būna rekomenduoja įvairias praktikas ten ir panašius dalykus. Pas mane kažkaip tie dalykai sąmoningai iš kažkur atėjo, bet tada suprantu, ant kiek žmogui reikia iš tikrųjų to kitų žmonių visų pirma, bendruomenės, bendravimo, o visų antra, kiek reikia to sąlyčio su gamta pačia. Tai be abejo, mesgi esame gamtos dalis, mes ne iš cemento užaugę. Mes čia apskritai mieste, aš supratau, kiek, kai išvažiavau iš miesto gyventi, aš supratau, kiek mes daug čia prarandame energijos ir brangių gyvenimo metų, kiek prarandame važinėdami kamščiuose, stovėdami, kiek prarandame grūsdamiesi vienas su kitais pečiais. Nu, taip, tai yra. Ir tada, žinai, žmogui reikia vienumos. Nu, reikia kasdien patirti gabalėlį vienumos, pabūti su savim. Tai kai tu, žinai, esi mieste ir tu čia mašinos kažkas, tu esi dėmesį ten, kad kas neįvažiuotų, tave pats neįvažiuotum, eini ten parduotuvėje, visur ten kažkokios eilis, kažkas pip ten kažkas, žinai. Ir tu negali pabūti vienas su savo mintim, tu vis tiek esi visą laiką, žinai, įsitempęs ten, nu, nes tu esi sociume, tu turi bendrauti ir tu neturi jeigu per dieną neturi nė minutės atokvėpio, nu, tai yra tragedija, tai tas pats, kas visą laiką būti įtemptais raumenim, o tu turi atsipalaiduoti, tau reikia išeiti, nu, galų gale, žinai, jeigu gyveni mieste, išeiti į parką, pastovėti to vietoj, kur nėra žmonių, pabūti ten, tiesiog pabūti, kad negirdėtum aplinkui nieko, kad būtum tik tu, tada tu atrandi, kad tu esi, apskritai, kad tu egzistuoji, kad tu nesi kažkoks tai ten, žinai, vienas iš varžtelis, vienas iš milijardo, kad tu esi apskritai, nu, kažkoks asmenybė, kažkokia tai suvokti, kad tu esi asmenybė, kuri trumpai nuo gimimo iki mirties šitą etapą gali pragyventi, patirti pasaulį. Tas yra labai svarbu. Suvokti, žinai, tai reikia kasdien. Aišku, kasdien tai galbūt sudėtinga, nes turime, žinai, eiti į džimą, turime ten pasirūpinti šeimą, turime ten į parduotuvę apsipirkti. Bet reikėtų rasti laiko savo tokio, kuris būtų, nu, žinai, 15 minučių pastovėti vienam su savim. Be jokių ten telefonų, be skrolinimų, be jokių knygų, be nieko. Tiesiog pabūti su savim. Tai čia nėra jokia, žinai, gili filosofija. Visada tai buvo, žmonės visada turėdavo laiko, nu, kol neišsikraustė gyventi į miestus, visada turėdavo ten, žinai, ar ten ardamas ten lauką, žinai, kažkokia, ar ten karvę ten gindamas namo, ar ten eidamas į šulinį vandens pasisemti. Jis būdavo vienas ir tas laikas yra labai, labai svarbus. Atrodo, tu nieko neveiki, atrodo, čia, nu, tiesiog nesąmonė, nieko neveiki, bet eini čia kažkokiu takeliu, nieko protingo, nieko naudingo neveiki. Ne, tai yra labai svarbu tau pačiam, nes kitaip tu tapsi mašina. Nu, tu pats daug kalbė apie tą laiką, buvimą čia ir dabar ir panašiai. Ir kad dabar nuskambėjo, sakai, anksčiau gal neturėjau problemų, aš kaip tik turiu vieną frazę užsirašęs iš Romos laikų, kurį Seneka, stoikas, yra parašęs: ne per trumpas gyvenimas, o per daug jo iššvaistome. Absoliučiai teisingai. Per daug jo iššvaistome niekam. Jo.
šitos frazės nebuvau girdėjęs, bet labai, labai gražinai. Blemba, per daug jo išvaistame. Dažnai čia iš tiesų net ir man, bet čia bet kuriam žmogui, net ir tam pačiam Senekai turbūt šitą frazę labai tiktų, nes aš neabejoju, kad ir jisai per daug jo išvaistė niekams. Kartais būna, žinai, darai kažkokius dalykus, darbus kažkokius ir praeina savaitę ir tu galvoji, blemba, jau praėjo savaitę, aš nieko neatsimenu, kas ten buvo. Ten aš užpildžiau formuliarą, kažkokį tenais Excelio lentelę ten užsipildė, kažkokį ten padariau ten, nežinau, sukaliau ten suolą ar kažką. Bet, ten nėra manęs, toj savaitė nebuvo, mano laiko nebuvo iš viso, supranti? Ir tai ta savaitė nėra taip mažai. Metus yra tik 54 savaitės, tai galvoju, taip viens po vieno, viens po kito, žiūrėk, metų nebėra. Ir tai yra siaubinga. Tai siaubinga yra. Žinai, man atrodo, kad mes esam kokio 20-30, man atrodo, kad oi, Jėzus Marija, dar čia laikomės, dar turime dar daug metų. Nors tu niekada negali žinoti, gal rytoj tavo diena paskutinė, gal ten mašina partrenks, ar ten kas nors kvailys koks įvažiuos tau. Ar šiaip gali būti, žinai, koks tai trombas ir out ir nėra tavęs, bet netgi jeigu ir taip nebūtų, vis tiek tie metai yra per mažai. Per mažai tam, kad juos švaistytume. Labai faina, žinai, būna, ne faina, bet labai prasminga būna, kai žmonės patiria kažkokį tai gilų dvasinį sukrėtimą ar infarktą, kažkokį savo paties, žinai, sveikatos labai stiprų sutrikimą, kur suvokia savo mirtingumą tą akimirką, arba ypač ten kokią, žinai, palaidojęs ten tėvą, ten, žinai, mamą ar artimą draugą, staiga suvokia gyvenimo baigtinumą. Ir tada savo pasako, viskas, dabar aš gyvensiu, žinai, dabar aš pasižadu savo gyventi prasmingai, nešvaistyti laiko, žinai, kaip Senekas sako, nešvaistyti laiko kvailiams užsiėmimams, nereikalingiam, neįdomiem darbam, man netinkantiems žmonėm, tuščiam kažkokiam tai laiko leidimui. Aš neturėsiu tam, neskirsiu tam ne akimirkos. Ir kurį laiką taip gyvena, bet paskui kažkaip vėl užsivelia, pasimiršta. Gaila, aišku. Šiaip save dabar atradau vienoje vietoje, pas mus kažkaip tas šeimos medis silpnesnis su kraujotaka, su širdim ir panašiai, ir tėvas, ir tėvo brolis ten buvo patyręs visokių dalykų. Ir aš kažkaip iš jų pamokų pasimokiau. Man buvo gyvenime vienas etapas, kai pas mus atrado ten tokią ligą galimai, kuri paveldima, yra toks kūtas sindromas, kai širdis tarp skilvelių praranda dažnį ir tiesiog nustoja plakti. Neaišku dėl ko, neaišku kada, bet kokio amžiaus gali būti ir panašiai. Ir atsimenu, aš pats pasikreipiau, ten DNR lygio testus daro panašiai, pasikreipiau išsitirti ir man skambina gydytoja, gal ten po mėnesių po tų tyrimų ir sako, turiu dvi žinias, gerą ir blogą. Standartinė žanro klasika. Bet nesinori to girdėti iš daktaro. Tai sakau, kokia gera. Sako, kad tu neturi to kūtą, tai reiškia, kad praktiškai lyg laimėjęs loterijų, nes jis negydomas ir taip toliau, bet aš tada gerai sakau, likim prie geros. Kiek šansų, ar čia viskas, ar geriausiai čia ištyrėm ir taip toliau, nes, sako, DNR tyrimai neturi. Sakau, koks blogiausias, sako, jeigu kažką blogai jauti, nežinom, kas yra. Galvoju, čia tokia, jeigu problema, tai viskas šitoje vietoje tvarkoja. Ir kai pakalbėjai apie mirtį, aš dabar pagalvojau savo gyvenime ir tu pats rašai. Mirties baimė nuspalvina gyvenimą ryškiausiamis spalvomis. Taip, nes tada tu supranti, kad tai yra vienintelis dalykas, kurį tu turi. Tai tie metai, kurie tau liko, tos dienos, kurios tau liko, tai yra vienintelis dalykas, kurį tu turi ir kurį, jeigu tu jo neišnaudosi, išmėtysi, tai viskas, daugiau nieko nebus. Vis daug, žinai, kad tu gavai ten, tarkim, 1000 eurų, ne? Ir čia yra paskutiniai tavo pinigai. Jų daugiau niekada tu neuždirbsi nieko. Kai jie pasibaigs, tu turėsi tiesiog numirti. Ir kaip tu tos 1000 eurų leisi? Ar eisi pirkti čipsų kokį nors? Ką tu darysi su jais? Tu pagalvoji, ką darysi. Tu kai supranti, kad daugiau nebus nė cento, kad po to tu tiesiog mirsi badu. Tai ta 1000 eurų, tu taip taupiai leisi, tu taip prasmingai, tu apgalvosi kiekvieną centą išleisdamas, tu apgalvosi, ar aš tikrai noriu to, tai lygiai taip pat yra su gyvenimo dienomis. Tu galvoji, ar aš tikrai noriu tą daryti, ar aš tikrai noriu tą dieną atiduoti tam kvailam, neįdomiam žmogui,
Ar aš tikrai noriu tų toksiškų santykių, tęsti juos, kad jie man, kad iššvaistyčiau tai ir ar aš tikrai noriu gyventi mieste, ar aš tikrai noriu dirbti tą neįdomų darbą, o gal aš noriu pamatyti kažką daugiau, patirti, gal noriu susipažinti, gal noriu būti atviresnis, žinai, gal noriu būti atviresnis kitiems žmonėms, gal noriu greičiau pasakyti kitam, kad aš jį myliu, gal yra tokių, žinai, momentų, kai tu supranti, kad, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie gyvens galbūt nebeilgai ir tu jau su jais dar esi susipykęs arba nepasakęs jiems kažko svarbaus ir reikšmingo. Tai kai tu suvoki tą 1000 eurų savo rankose, tas savo dienas likusias, tai tada tu tas dienas ir jos tampa tau tikrai labai stiprios, svarbios ir spalvotos. Šiandienos Pirmyn podcast'o epizodą jums pristato Nara Health. Jei nuolat skubat ir nespėjate kokybiškai pavalgyti, Nara Health jums turi puikų sprendimą. Tai ne šiaip baltyminis kokteilis ar maisto papildas, o visavertis augalinis maistas, kurį paruošite vos per minutę. Svarbiausiai subalansuotas, turi malonų skonį ir suteikia energijos bei ilgam pasotina. Pažiūrėję sudėtį net nustebau. Ten 26 vitaminai ir mineralai bei pakankamas kiekis baltymų mūsų organizmui. O įdomitės ilgamžiškumu, kaip ir aš, verta išbandyti būtent šį variantą su Verite transresveratroliu, kuris moksliniais tyrimais įrodytas kaip efektyviausias ingredientas ilgamžiškumui skatinti. Jų produktų galite užsakyti nuėję į nuorodą šio video aprašyme arba tiesiogiai nara.health. Atsiskaitę panaudokite kodą Pirmyn, nes taip gausite 20% nuolaidą, nemokamą pristatymą ir metalinę gertuvę su pirmuoju užsakymu. nara.health. Atsiskaitant nepamirškite kodo Pirmyn. Kada suvokiai, kad laikas tiesiog teka eina, nes visi jaučiam, bet ne visi sąmoningai kartais stojam ir pagalvojam? Aš suvokiau, kai man suėjo 30 metų. Man tai buvo siaubinga, siaubinga kažkokia tai, tas suvokimas buvo labai baisus. 30 metų, dabar, atrodo, nėra taip baisiai daug, bet tada man tai buvo, didžiulis dvasinis toksai kažkoks lūžis ir, ten porą dienų tiesiog aš galvojau, kad man čia panikos kažkokios atakos. Tai greičiausiai taip suvokiau tada, nes, žinai, tai man buvo 16, 20, aš galvojau, viskas čia dar prieš akis, pažadai, ten viskas, viltis visos, ten kažką tai. Ir kai ateina 30, supranti, kad tos viltis dar neišsipildė ir kad greičiausiai gal jos ir neišsipildys, jeigu aš nedarysiu to, ką aš turiu daryti, jeigu negyvensiu taip, kaip noriu gyventi, tai, aišku, tai nėra taip, kad, žinai, trakšt, lūžo ir tada viskas teisingų kelių nuėjo. Ne, tai aš kiekvieną dieną jaučiu, kad kiekvieną dieną turiu savo priminti, kad, nedaryk nesąmonių, kam tau reikia šito, ieško kažkokio tai prasmingesnio laiko. Tai čia nėra taip, kad, žinai, tu vieną kartą supratai tai ir visą gyvenimą žinosi. Ne, čia ir kiekvieną dieną. Man dabar 29, tai aš galvoju, kokiu 27 irgi, prieš porą metų pradėjau, irgi nebuvo lūžio taško, bet pradėjau nuolatos vis pagalvoti. Tad pradedi pagalvoti gal apie santykius ten su savo tėvais, galvoji, ar jūs sutarėt ar nesutarėt, bet galvoji, blemba, laikas senka, reikia būti, reikia leisti, noris to žmogum būti. Taip, greičiausiai tave tą ankstyvesniai brandai paskatino ta tavo, ta diagnozė, kaip čia pasakytas, tas žinojimas savo giminės, pavojų tų sveikatos. Tas labai, žinai, iš tiesų tai greičiausiai sveikatos sutrikimas, toks kažkoks letalus arba, tas labai labai naudinga. Skamba blogai, žinai, bet šiaip kiekvienas žmogus turėtų būti pagazdintas, ne pagazdintas, bet kažkoks taip pamotyvuotas, ar jį reikėtų gal apgauti, aš galvoju. Primena, kad esame mirtingi. Taip, aš atsimenu, mano senelis visą gyvenimą rūkė, bet kraupiausiai rūkė ir jisai rūkė taip, kad, pilkas buvo tiesiog nuo rūkimo. Ir jinai sako, aš negaliu mesti, man čia, žinai, niekaip negaliu. Ir tada mano galbūt, žinai, vieną kartą jam įkando kažkoks vabalas į ranką. Ir ten alergija prasidėjo ir ištino ten ranką baisiai. Tiesiog kažkoks, alerginė reakcija. Ir reiškia, nuvažiavo pas daktarą, mano bubutė sako, daktarui pasvedus iš šono, sako, tu pasakyk čia jam, kad nuo rūkimo čia, nes jeigu jis dar rūkys, tai jis tiesiog numirs. Tu daktaras, jis supranta, žinai, kad čia šiaip babalas, čia niekai. Ir jam papasako, kad jeigu dar kartą, sako, tu ten toliau rūkysi ir dabar kas nors tau dar ten įkas, tai tu tikrai šitą kartą viskas, tu mirsi, uždusi.
tą pačią dieną padėjo cigaretės, nei vienos daugiau nerūkė. Jis visai, supranti, žmogui jam reikėjo realios mirties suvokimo, savo paties mirtingumo suvokimo ir tas dalykas nulaužė visus ten jo priklausomybės, visus kodus, viską ir jisai, taip. Tave motyvuoja? Pagalvoji kartais? Aš pagalvoju, kad tas baigtinumas yra ir kad jis ateina ir kažkaip man tai leidžia įsižemint, pabūt momente. Taip, iš tikrųjų, sakau, mirtis mus nužudo, bet mirties suvokimas mums dovanoja gyvenimą. Mirties suvokimas mums dovanoja tikrą gyvenimą. Tai yra tą gyvenimą, kurį mes neiššvaistome, o kurį mes pradedame gyventi, kai suvokiame, realiai suvokiame. Ne kažkaip tai ten, žinai, sakinį ten aš pasakiau, kad aš žinau, kad aš mirtingas. Ne, bet kai tu realiai suvoki, kad tu vieną dieną užsimerksi ir nebeatsimerksi niekada. Ir kad tas laikas yra tavo gyvenimas, tai va tada tu pradedi iš tiesų gyventi taip, kaip, šita motyvacija yra pati svarbiausia, pati stipriausia. Ne kažkokie pinigai, ne kažkokie tai ten, žinai, šlovė ar kažkas. Tave motyvuoja tik tai savo laikinumo suvokimas. Ir čia valiuta, kurią keičiamės, aš audio knygą klausau dabar vieną ir ten buvo pasakyta, kad žmonės laukiantis eilėje, kad gautų ten 30 eurų ar kažkokį $30 nuolaidą, praleidžia ten 2-3 valandas. Ir jeigu sako, jeigu mes jums aiškiai įrodytumėm, kiek čia jūsų gyvenimo pabėga, ar tu tikrai stovėtum kažkokio eilėje ir lauktum ten nuolaidos ar nemokamo kupono kažkokio dovanų, kad galėtum pasimti. Aš beje prisiminiau irgi tą temą, žinai, tokio vieną pažįstų moterį, kuri visą gyvenimą dirbo drabužių parduotuvės direktorių. Samdoma darbuotoja direktorių, žodžiu. Važinėdavo, jos darbas buvo važiuoti ten, žinai, į Kiniją, rinkti prekes ten, paskui ten po tą parduotuvių tinklą ten kontroliuoti visas ten darbuotojas. Žodžiu, juodžiausias darbas. Ten visokiam Akropolį, žinai, praleisdavo nuo ryto iki vakaro. Žinai, ateini ryte, tamsu, išeini vakare tamsu ir nespratai, ar buvo diena, ar nebuvo. Aš vis toks, žinai. Ir jinai maždaug 40 metų sako, žinok, sako, plemba, o jinai mėgsta jinai būriuotoja, žinai, suburlinta. Ir kiekvieną tenais savo atostogas ten važiuodavo, visą laiką ten svajodavo apie tas būriavimą ir važiuodavo ten į Kanarus paplaukėti. Ir 40 galvoja, plemba, reikia važiuoti, žinai, reikia keisti kažką gyvenimą. Metė darbą, išvažiavo į Kanarus ir tipo tenais gyvena dabar. Ir dabar skambina jai savininkė tos parduotuvės, žinai, to tinklo, sako, klausyk, sako, tu taip, žinai, čia mus palikai, čia verslas eina velniop, sako, davai, sutarkim dar, 5 metus dar pabūk, žinai, kol mes surasim, ten kažką, sugrįž, sako, 5 metus, žinai, kad kažką apmokysi ten, kad taip toliau. Sako, mes ten tau sumokėsim, nežinau, kad tarkim, 100 000, ne? Už tuos 5 metus. Nežinau, belenkiek, aš tik sakau tokio, va tokią sumą, ne, tarkim, tarkim 200 000. Ir ta, žinai, moteris galvoja, blemant, kad, žinai, vis tik pinigai, žinai, normalūs, aš uždirbčiau per 5 metus 200, tada galėčiau ramiau gyventi, žinai. Ir tada jinai galvoja, 200 už 5 mano gyvenimo metus. Tu supranti, tu parduodi savo 5 gyvenimo metus už 200, tu jinai pagalvoja, ne, aš neparduodu savo 5 gyvenimo metų nei už 200, nei už 500 000. Man sako, mano gyvenimo metai yra brangesni už bet kokius pinigus. Aš sako, aš dabar gyvenu, sako, aš dabar jaučiu, kad žiauriai gerai, gyvenu, pinigų tenais 10 kartų mažiau, bet tiek, kiek užtenka, žinai, gyventi, valgyti ir miegoti. Bet sako, aš dabar, sako, gyvenu kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro. Aš nelaukiu atostogų, aš nelaukiu ten kažkokio tai savaitgalio, kai tenais galėsiu ištrūkti iš to, žinai, iš to sandėlio. Aš sako, gyvenu kiekvieną dieną ir aš neparduosiu savo 5 gyvenimo metų nei už 5 milijonus. Sako, man yra, ne. Aš dabar irgi iš audio knygos atsiminiau vieną, jisai paskirstęs buvo laiką į 2 tipus. Į vergovės laiką, kai mes dirbam, kad uždirbtumėm pinigus, ir į laisvės laiką. Dažnas žmogus keičia 5 vergovės dienas į 2 laisvės. Taip. Žinai, galvoju, kad aš negaliu sakyti, kad, pavyzdžiui, kad aš nedirbu nieko, aš 5 dienas, aš dažniausiai dirbu 6-7 dienas, bet jie nėra vergovės, tai nėra vergovės dienos. Tarp kitko, tai visai nebūtinai turi būti susijęs su kažkokiais kūrybiniam profesijom. Aš pažįstu statybininką,
kuris dirba su tokiu džiaugsmu, su tokiu, jis yra plytelių klojėjas. Ir jam jisai nevergauja. Jisai dirba ten 8, 10 valandų, 5 dienas per savaitę, kartais 6 dienas per savaitę. Bet jis dirba ne tam, kad uždirbtų pinigus. Taip, jis, aišku, uždirba pinigus, bet jis dirba ne dėl pinigų, jis neparduoda savo tų 5 dienų. Jis tiesiog būna ir džiaugiasi tuo. Jis klauso per ausinuką ten audio knygų kažkokiu tuo metu, žinai, kaip kloja pilitlės, ten daug proto nereikia. Rankos dirba. Tai irgi variantas, žinai, tai jisai neparduoda tų savo dienų. Jisai jas tiesiog, tas darbas nėra vergovė. Tai darbas nebūtinai turi būti vergovė, aš galvočiau apie tai. Jo, darbas gali būti, labai didelis pasitenkinimas, emocinis pasitenkinimas. Tai galvočiau, kad, reikėtų, jeigu žmogus, kuris jaučiasi, kad vergauja, jam reikėtų susimastyti, ar jis tikrai toje vietoje dirba. Galbūt, aš suprantu, nelengva tai pasakyti, pavyzdžiui, kai, ten Maksimos kasininkai, kad, tu eik keis darbą. Sakys, aš neturiu išsilavinimo, neturiu ką dirbti, nesugalvoju daugiau. Bėda yra, kai tu nesugalvoji, kai tu neturi išsilavinimo, bet tada reikia mokytis papildomai, dirbti kažką, tai galvoti ir, ieškoti kelio kažkokio. Aš žinau, tai nelengva pasakyti, bet aš galiu tai pasakyti, nes, aš dariau daug dalykų, ieškojau, mačiau, kad tas nelabai eina ir galų gale, arba mačiau, kai tas dalykas, kažkoks darbas, kuris man nepatiko, nors daug pinigų nešė, jis nusibodo tiesiog, aš jaučiau, kad išsėmiau tą temą ir man ten jau darosi nebe malonumas, bet darosi toks darbas. Tada pradėjau, tada sugalvojau kažką kitą, mokiausi kažką kitą daryti ir pradėjau kitą daryti, kad nebūtų vergovė. Tas plytelių klojėjas. Nemanai, kad daug dalykų gyvenime žmonės mes patys nustatom savo požiūrį? Apskritai, kaip žiūrime dalykus. Kartais vienas darbas, kuris yra žiauriai sunkus, nemalonus, pažiūrėjus į jį iš kito kampo, pažiūrėjus ir, kaip visi mėgsta sakyti, pasimėgaujus to momento dabar, čia ir dabar būnant. Gal visai faina kartais ir tuos namus susitvarkyti? Taip, tarp kitko, aš irgi, tu labai teisingai pasakei. Apie tą pačią, Maksimos kasininką galvoju. Pavyzdžiui, man tai atrodo, kad yra sunkus darbas, varginantis, ir taip toliau. Atrodo toks, aš jo nesirinkčiau. Bet staiga prisiminiau, vienoj ūkinių prekių parduotuviai, kur pardavinėja varžtus, dažus, ten, ir visokias, ir plaktukus. Dirba moteris, prie kasos, kokių ten, 3, 5, 40 metų. Atrodo, kušia per nesąmonės, vienis ten kažkas ten skaičiuoja, ten kažką tai. Ir jos klientai, ten statybininkai, visi tokie, vis tokia publika, kur tų intelektualumo ten nebus. Bet jinai įjungia tą, kaip tu sakai, atrado tame darbe kažką gražaus, kažką tokio, kas ją uždega, supratau, kad ją uždega bendravimą su žmonėms. Ir jinai kiekvieną tą pirkėją, varžto ar plaktuko pirkėją, jinai pasitinka kaip savo bičiulį, kaip savo svečią, jinai pasileido kažkokią muzikėlę, jinai šoka, tiesiog visą laiką, stovi prie kasos, ten kažką tai šoka, jinai niekada nėra paniurus, jinai visą laiką šypsos, kiekvienam sako, čia tiesa ispaniškai, kadangi tai Ispanija, sako ten mano meilė, mano dangau, man brangusis, tokius, ir mane mato pirmą kartą, ir man sako, brangusis, ten kažką, ir juokas, ir šypsosi, ir ten, wow, supranti, ir jos ta diena, jos tos 8 valandos galėtų praeiti labai niūriai, galėtų būti, 3:50, galėtų taip praeiti. O jos 5 valandos praeina kaip kažkokiam tai draugų vakarėlį, nes visi žmonės su tokiu, kai jos tai pasitinka, besišypsanti ir žiauriai tokia faina moteris, visi tokie patys pasidaro. Nėra paniūrusi, tie visi statybininkai jau nori pas ją eiti, pas ją į kasą nori eiti, ne pas kažkokią kitą. Bet kaip tu sakai, tada tas nikus darbas, jisai tampa nebe vergovai, jis tampa džiaugsmingų darbų. Ir aš suprantu, jinai vakarė vis tiek, aišku, pareina pavargusi, bet nepavargusi emociškai. Jinai nėra taip, kad jinai galvoja, blemba, rytoj vėl į darbą, fuck, ne, geriau ten ar kažką. Ne,
jinai galvoja, rytoj vėl darbą, vėl ateis hebra, vėl ateis tie žmonės, vėl aš jiem galėsiu kažką gero pasakyti, vėl jie man pasakys komplimentą. Jie, tarp kitko, labai dažnai keičiasi komplimentas, o, tu šiandien gražiukai, ten kažką. Ir aš irgi, žinai, atėjęs, nu, bet kokia iš vis ten kasininkai, sakau, o kokį jūsų graži tatuiruotė, kokį jūsų faini akiniai, nors, žinai, nu, daugiau gal ir nėra ką pagirti, tik tai sakinius ar kažką. Bet atsiranda tas santykis, kai mums abiems smagu. Mes, va, tas porą minučių bendravimo, aš išsinešu, nu, išeinu geros nuotaikos. Nors aš rinkausi ten blemba iš kitos varžtus, ar ten kažkokios tos dažus, ir ten sukau galvą, ir pavargau ten juos ten begalvodamas, ar čia tas varžtas geresnis, ar tas, bet prie kasos aš susimokėjęs ir su juo pabendravęs, aš išeinu puikios nuotaikos, nes mes abu viens kitam kažką gero pasakėme. Mes išgyvenome tą tokį trumpą akimirką, kur viens su kitu buvome, nu, draugiški, faini žmonės. Ir bent tą trupinėlį, žinai, išsinešė iš parduotuvės, paskui važiuojame, aš nergalvoju, nu, blemba, smagu buvo gyventi. Tai... Čia geras dienos tikslas būtų, aš kai toks daugiau gal ekstravertas, nežinau, taip gyvenime susidėliojo, arba tiesiog jaučiuosi maloniai bendraujantis su kitais žmonėm, man faina ir panašiai, tai aš kartais mėgstu nepažįstamą žmogų visiškai pagirti, ar ten kažkas, man pamatau kažkas ir sakai, o, žiauriai, gražus automobilis, ar ten kažkas, žinai, ir panašiai, arba sustojau, gražus automobilis degaliniai, kol piliaus degalų, nuėjau pakalbinti žmogus, žiauriai, kietą mašiną, ką veikiat, kuom užsiemat, ir tada pamatai kaip to kito žmogaus, kuris yra pagirtas elementariai, bet paprastai akiniai ar kažkas, jo nuotaika visai kitokia pasikeičia. Taip, ir tada supranti, ir įdomiausia, kad tas žmogus pamatęs, kad, nu, įsivaizduok, jis buvo visą gyvenimą kažkoks paniurėlis, jis ten jam viskas blogai, nu, važiuoja ten susikaupęs, ten, žinai, tik su savim, žinai, užsidaręs ten savo kiautę kažkokiam. Ir staiga jis įgauna komplimentą iš tavęs kažkokį. Jis nustemba. Ir jis galvoja, blemba, iš tikrųjų gal kažkaip fainai. Ir antras, trečias toks komplimentas, jis supranta, kad ir jisai gali pasakyti tą. Ir taip atsiranda grandininė reakcija. Ir mes vieni kitiem, kai pasakome daugiau dalykų gražių, tai... Nu, visa visuomenė pasidaro geresnė. Aš tu pasakysiu, iš tikrųjų, taip ir šiaip visuomenė labai keičiasi, lyginant, kur buvo prieš, žinai, nu, apie sovietinius laikus nekalbam, bet tas pirmieji, ta nepriklausomybės metai, tam prieš 30 metų, prieš 20 metų, buvo, nu, gatvėje žmonės eidavo visiškai ten susiraukę, ten, pažiūrėjau, dabar išeini į kokią Pilies gatvę, visi šypsosi. Faina. Aš netgi Lietuvoje matau, kad jau kai kurios kasininkės parduotuvėje, kur aš būdavo, žinai, nu, tokius nieko, ne viso gero, nepalieptos. Žinai, būna, kad parduotuvės vedėja ten sako, jūs visos privalot sakyti labą dieną, viso gero. Ir sakai, labą dieną, viso gero. Tai tokiais balsais. Ir aš taigi matau, kad yra žmonių, jau kitų, žinai, kasininkų, kurios sako, labą dieną, fainai, nu kažkoks toks. Ir šiaip šviesėja visuomenė Lietuva. Jeigu Lietuvoje būtų daugiau saulės, rimtai, žinai, jeigu Lietuvoje būtų daugiau saulės ir gero oro, tai, nu, tai būtų dar geresni žmonės, dar būtų linksmiau gyventi, dar būtų geriau gyventi mums. Nu, nes vis tai, žinai, faina gyventi visuomenė, kuri tau šypsos, kuri bent jau atrodo laiminga, žinai. Tai tokia visuomenė gyventi yra daug smagiau negu susiraukusioje. Daug žmonių, kurie, manau, klauso mūsų pokalbių, kadangi mūsų apskritai temos yra kalbinti savo sričių profesionalus, kaip ir minėjau, ekspertus ir panašiai, vis tiek siekia, nori kažko, tobulėja, natūralu. Čia labai geras dalykas siekti, stengtis tobulėti ir kažkaip atsirakinti savo kelią į laisvę, į laimę ir panašius dalykus. Aš noriu į tą temą vieną tavo tekstą paskaityti. Nepykit, jeigu blogai paskaitysiu. Tau irgi gali būti keista savo tekstus girdėti. Bet įdomu, kokia mintis už viso tas slypi. Užtenka pasilipti ant aukštesnio kalno ir imi suprasti, kokie nereikšmingi mūsų titulai ir šlovė. Vėjas išpučia žvaigždžių ligas, o gyvenimas vėl tampa brangus. Ant tokio kalno kartą per savaitę užveščiau visus politikus ir direktorius, kad primintų savo, jie tik žmonės. Sugaliojimo data, o iki tos datos reikia pasistengti, kad ant akmens būtų parašyta, jis buvo geras žmogus. Girdžiu tarsi visiškai ne savo tekstą, bet visiškai sutinku su kiekvienu žodžiu, iš tikrųjų jo. Nu, čia ir apie politikus kalbant, kad yra apskritai apie bet kokį susireikšminusį žmogų, kuris ten, žinai, elgėsi, tarsi jis būtų pasaulio karalius. Kiekvienam žmogui labai sveika būtų prisiminti bent kartą per dieną, kad jis yra tik tais
mėsos, kaulų rinkinėlis su galvoje funkcionuojančia kažkokia tai, nežinau, minčių kažkoks tai debesėlis. Kad jis yra lygiai toks pat kaip ir bet koks kitas, bet kuris kitas žmogus, kad mes niekuo nesame pranašesni už ten kažkokį varguolį, už ten kažkokį bomžą prie konteinerio. Mes esame visiškai tokie patys. Mums tiesiog pasisekė, žinai, galbūt pasisekė, arba mes alkūnėmis prasiskynėme kelią ten į sėkmę, į pinigus, į pripažinimą. Bet iš principo, tai va tas ir, žinai, tas yra blogai, žinai, kad mes įsivaizduojame esą kažkokie tai ypatingesni, išskirtiniai kažkokie, kad vat, aš esu čia toks, aš esu direktorius. Vat kaip ir tu sakai, kad prisistatyk, jeigu tu pristatytum, kas tu esi, tai tipo, aš esu direktorius, aš esu kažkas. Ne, aš nesu direktorius. Ne, aš esu kažkas. Ir tai mano, kažkoks tai, nežinau, įsivaizduojamas tapatybės pavadinimas. Tai yra tik tai mano kažkokios pareigos, kurios... Bet jas patraukus iš šono, jas labai lengva patraukti, labai greitai patraukia. Visi tie dalykai, visi tie titulai, visi tie šlovės pripažinimai ir pinigai, jie labai greitai pasitraukia iš šono. Jeigu tu, tiesiog pasikeičia aplinkybės ir viskas. Pavyzdžiui, ištrėmė į Sibirą ir tu, labą dieną, ir tu buvai ten kažkoks tai karalius ir tu staiga esi visiškai niekas, gyvuliniam vagone važiuojantis. Arba užtenka, žinai, ten kokį, nežinau, bet kokį ten prezidentą, nurenk, pastatyk pirtį su visais kitais vyrais ir tu matys, kad jis yra lygiai toks pat kaip ir visi. Jis gali ten pūstis ir šaukti ir ten gali kalbėti, bet kas iš to? Atimk iš jo kalbos dovaną ir jisai iš vis bus niekas. Tai tas suvokimas, žinai, kad mes esame, visi esame, aš galvoju, labai sunku tai suvokti, pripažinti, priimti, tai labai sunku. Man patiko vienas pavyzdys, vieno irgi verslininko, užsisportavęs, sėkmingas žmogus, multimilijonierius. Ir sako, jeigu čia aš būčiau dabar kažkur pastatytas į tiesiog kažkokį mišką ir aplink mane būtų, nežinau, liūtai, žvėris kažkokie, viskas, kas aš te būčiau, visi mano pasiekimai, viskas, ką aš nuveikiau dabar gyvenime, aš te būčiau geros porcijos pietus. Taip, tas yra jo. Arba, žinai, irgi čia net nereikia tokios ypatingai hipotetinės situacijos, miškas ir liūtas. Ligoninė. Tau atsitinka insultas, tu atsiguli ligoninę ir tu, pavyzdžiui, ten paralyžiuotus rankos kojas, ar avarija, ten bet kokia, galų galia, tu paslydai ant laiptų, nukritai stuburas, triokšt, guli lovai, paralyžiuotas iki rankos kojas nejuda. Ir tu nebesi nei direktorius, nei kažkas tai. Ir tau neberūpi, nei tavo tie milijonai jachtos, nei vilos ten prie Viduržemio jūros, tau nieko nebereikia. Tu supranti, kad nieko tau nebereikia. Tu nieko ir neturi, ir neturėjai nieko. Čia buvo tik iliuzija, kad tu turėjai. Viskas, ką tu turėjai, tai yra tik tai santykiai su žmonėmis, su kitais žmonėmis. Tai yra vienintelis dalykas, ką tu dar gali turėti, kol esi gyvas. Kai mirsi, tai ir to nebeliks. Bet kol esi gyvas, tai vienintelis dalykas, kurio iš tavęs niekas negali atimti, tai yra tavo vidinis pasaulis ir tavo santykiai su artimais žmonėmis. Daugiau mes nieko neturime. Aš kartais pagalvoju, aš irgi, kadangi noriu, siekiu, atrodo, darau, stengiuosi ir kartais pagalvoju, o nebūtų paprasčiau daryti kaip tu. Išsikraustyti ir pagyventi Kanaruose. Kaip kalbėjom, amerikietišką svajonę vieni žmonės turi. Ir kiti gali atrodyti, kad gyvenimas Kanaruose apskritai gali būti kaip žmogaus svajonė ir gyvenimo kažkoks įsipildymas. Ar viskas taip yra, ar čia tiesiog kita vieta ir ne viskas taip atrodo? Jo, iš tikrųjų tai, skamba, atrodo, žinai, gražiai, gyveni išvažiuoji, gyveni Kanaruose, bet žmonės įsivaizduoja, kad tai yra išvažiuoja kaip atostogų, viešbutis viskai skaičiuota, ten baseinas, bet, tai ne visai ta versija, tiksliau, tai nėra, tai nieko panašaus nėra. Skirtumas tik tai tas nuo Lietuvos, kad, man asmeniškai, aš ten išvažiavau dėl to, kad aš negaliu gyventi, negaliu fiziškai išbūti, kai yra apsiniaukę. Tiesiog man yra, migrenos prasideda, aš esu saulės emigrantas, taip pasakysiu. Man patinka gyventi Lietuvoje, man patinka, aš tikrai čia turiu ką veikti, aš čia pilnai save realizuoju. Mano netgi tenai būnant, netgi Kanaruose gyvenant, mano visi ryšiai yra su Lietuva, tik su Lietuva. Aš ten
aš ten tiesiog esu, šviesoje, saulėje šviesoje. Žinoma, tenais yra gerai, kad pasirinkau tokią vietą, kur mažas miestelis, kur nėra jokių, niekas neskuba. Jiems, aišku, ir aplinka, ten, tų žmonių yra tokia, kad jie patys visi yra tokie ramus, ten nesikarščiuoja, nesipyksta, nesibara, nesivaržo vienas su kitu. Bet ten, kas yra faina, kad niekas nesilygiuoja, kas turi geresnę mašiną, ten kas geriau apsirengęs, tai iš vis, kai figūra geresnė, tai niekam nesvarbu iš vis. Tas mane stebina ir džiugina, žiauriai stebina ir džiugina, nes ten žmonės yra, stengiasi, ten žmonių vertybė kurią iš tikrųjų jie turi, tai yra, ir kurią jie brangina, tai yra ryšiai, tai yra kalbėjimas, buvimas kartu, bendravimas, pasisveikinimas, artimi žmonės yra tai, kas jiems svarbiausia, o ne kaip ten, gražiau apsirengti, ar ten su kietesnė Porsche pravažiuoti. Ten nėra tokių dalykų iš viso. Tai... O kaip gimė iš viso idėja, taip gyvent, kad vasarą Lietuvoje, visą likusį laiką Kanaruose? Žinok, labai pragmatiškas sprendimas buvo. Mums gimė dukra ir mes pirmus metus čia taip gyvent, kai jai buvo 1 metai, mes supratom, kad žiemą vaiką augintis sudėtinga Lietuvoje, reikia rengti visko, ten, daug tokių, lygos visokios. Mes galvom, pamėginsim, kokie, 5 mėnesius pagyventi kažkur, kol Lietuvoje tamsu ir šalta pagyventi, pamėginsim tenai, kur šviesu ir šilta. Bet, buvo baisu, nes mes abu dirbom darbe, kur ten tiesiog tu kiekvieną dieną eini į darbą, aš buvau profesionalus fotografas, mano žmona buvo žurnalo redaktorė ir mes pagalvojom, kad jeigu mes išvažiuosim 5 mėnesiam, gali dirbti online, žinoma, aš ten skraidydavau į fotosesijas į Lietuvą, bet vis tiek tu galvoji, tu prarasi darbo vietą, tu prarasi, tada sakys, čia jie išvažiavo, bet buvo labai fainas pavyzdys, kaip tik prieš kokį pusmetį, prieš metus buvo Leo Pobenonoscevas išvažiavęs 9 mėnesiam, man atrodo, į Balį. Ir jisai važiuodamas bijojo, visiems sakė, sako, tu klausyk, tu aktorius, tu esi teatro aktorius, tu išvažiuoji, tavęs nebus 9 mėnesius, tai vis tai pamirš, tu nebeteksi, vaidmenų, nebeteksi darbo, o aktoriui darbą surasti yra sudėtinga. Jis sako, aš surizikuosiu. Ir jisai, kai grįžo, jisai sako, kai grįžau, sako, mane graibstė. Ne tai, kad mane pamiršo. Man ten būnant, dar likus 1 mėnesių iki grįžimo, jau manęs ten tiesiog norėjo, kad aš kuo greičiau, kad ten padarytum, davai darykim šitą. Ir jisai grįžo, ir jisai turėjo puikiausių vaidmenų. Tai čia tas buvo toksai, padrasnimas, kad ir šiaip mes vienas kitą su žmona, su Jurga drąsindavom, kad sakėm, mes išvažiuosim. Jeigu mums ten 5 mėnesiai pasirodys per daug, mes galim po 2 savaičių grįžti. O jeigu mes sakysim, kad čia ne mūsų vieta, mums čia visiškai netinka, kas mums pasakys, kad negalime grįžti. Tai bus galbūt biški gėda, kad tu čia apsiskelbė, kad išvažiuoji čia 5 mėnesiam, čia ir taip toliau ir staiga grįžti. O prieš ką gėda? Čia mūsų gyvenimas. Man visiškai negėda daryti sprendimą. Aš galvoju, kad vadovautis savo gyvenimo sprendimuose reikia ne kitų žmonių nuomonė, ten gėda, negėda, o to, kaip tu jautiesi. Tuo, kaip tau norisi daryti. Ne taip, kaip ten kiti sakys, kad ten, tu daryk taip, tu nedaryk taip, tu čia pasmerksim mes tave. Ne. Žmonėms tu mažiausiai rūpi. Žmonės galbūt ten papletkins 3 minutės apie tave, bet ir pamirš. Vienintelis, kas rūpi žmogui, tai jis pats. Jeigu tu bijai gatvėje išeiti apsirengęs ten negražiais rūbais, nes ką ten kiti pagalvos, ką ten pamatys. Tiem kitiem visiškai nerūpi, kaip tu apsirengęs, jiem rūpi tik, kaip jie apsirengia. Tu praeik gatvę nuogas, po pusvalandžio visi pamirš, kad iš vis kažkas čia buvo nuogas praėjo, o tau atrodys čia pasaulio pabaiga, čia sugriuvo viskas. Tai va. Aš kai atvažiavau į Vilnių, aš iš Šiaulių atvažiavau, čia prieš 4 metus ir pradėjau dirbti ir mano mentoras, atsimenu, buvo man pasakęs, nes man atrodė svarbu, kad kas čia apie mane ką galvoja ir panašiai, sako, žinok, žmogus geriausio atveju apie tave galvoja ateinančias 20-30 sekundžių, toliau vėl jisai galvoja apie save ir nusisuka, tu gali kaip nori apsikvailinti, tas žmogus tavęs nebeatsimins. Ir man va dabar visas tas tavo pasakymas, tas noras išvykti ir atrodė baisu, kas čia ką pagalvos ir panašiai, neatsimenu, kas tik tai šitą frazę buvo pasakęs, bet jinai skamba taip, kad
Ir žmonės šokantys lietuje buvo laikomi kvailiais tų, kurie negalėjo girdėti muzikos. Taip. Bet pagal tavo mentoriaus tolesnę seką buvo laikomi kvailiais 20 sekundžių, o paskui jos tiesiog pamiršo, nes žmonės galvoja tik apie save. Tai dėl to sakau, čia turi būti turbūt pirmoji taisyklė, renkantis gyvenimo kelią. Daryk tik taip, ką tu apie save galvoji, ne ką kiti apie tave pagalvos. Ir šiuolaikiniai visuomeniai labai tas dėmesys yra, kaip influencinamas iš kitų, tu žiūri socialiniuose tinkluose, dar kažkur prisižiūri ten tų rožinių gyvenimų ir atrodo, kad ir tavo kaimynas taip gyvena, šalia žiūri taip gyvena, tai ką aš prastesnis kažkoks. Taip, žiūrėk, kaimynas nusipirko mašiną, kietą ir aš turiu nusipirkti dar kietesnį, nes čia atrodys lieva kažkaip. Bet viskas tai yra visiškas burbulas ir niekai. Tai va, ir mes, kai išvažiavom tenai, tai ta pasaka, kur žinai visi įsivaizduoja, kad čia tipo gyvensi kaip 5 žvaigždžių viešbutį, ne, ten tiesiog yra kasdienis normalus gyvenimas, eini į parduotuvę, vaikas eina į mokyklą, viską darai lygiai tą patį, ką Lietuva. Kaip atrodo diena tavo? Kaip pasiskirsto tarp darbo, šeimos, poilsio? Paprastai, diena prasideda 7 val. Ryto, atsikeli, vaikas ruošiasi mokyklą, tu ten ruošiasi, valgom pusryčius, jinai išeina, aš sėdu atsakinėti mailus, sėdu prie darbo savo, atsakau visus tos einamosius, žinai, kur ten reikia susirašinėti, su kažkam atsakyti, o paskui sėdu arba ten tapau, arba rašau. Paskui per pietus grįžta dukra iš mokyklos, mes pavalgom pietus, ten kažką ten savo ten daro, pamokos ar ten, kažkokius tai reikalus. O mano diena tada tęsiasi dar iki kokių 6-7, tada išbėgu pabėgioti po kalnus. Ir privalumas, kad ten už 5 minučių tiesiog tu gali užbėgti ant kalno viršūnės ir aplinkui nėra nieko, iš vis nesimato, nei vienos trobelės, nei vieno namelio, nieko. Tokioje visiškai laukinėje vietoje atsiduri. Tai po valandos pabėgioju, pareinu namo, ir mes arba einame kartu išgerti kavos kažkur tai į kavinę, arba aš vienas nueinu ten, parašau tekstus kažkokius kavinėje sėdėdamas. Turbūt maloniausias dalykas tas, žinai, kad jau tu, žinai, padarei dienos darbus, pabėgiojai, pasportavai, žinai, tą irgi tokį atlikai misiją. Ir tada dabar tu sėdi kavinėje, rašai ten tekstą, mėgaujasi. Aš mėgaujasi tuo procesu, aš mėgaujasi, žinai, kaip savirefleksija, kur praėjo diena ir aš galvoju, ką aš per tą dieną pajutau apie save, ką sužinojau. O galbūt, žinai, klausydamas kokį ten podcast ar kažkokią knygą ar kažką, tai, kažką sužinojau ir aš turiu apie ką pamastyti. Man įdomu atrasti kažkokius dalykus. Aš daug klausau visokių ten mokslinių podcastų, daug klausau tokių, žinai, teologinių podcastų, aš esu agnostikas visiškai, Tai visus tos dalykus, arba tiesiog sutiktų žmonės, žinai, su kuriais pabuvai, pašnekėjai, tie žmonės irgi turi savo istorijas kažkokias ir tada tu galvoji apie jas. Tai toks, žinai, čia toks gaunasi, kad tas buvimas ir tas rašymas, kaip dienoraščio rašymas, jisai tampa kaip savianalizė ir būtent tampa tuo laiku, kai esi su savim. Tas labai svarbus dalykas, kai tu esi tik su savim. Ir aš galvočiau, kiekvienam žmogui reikėtų tą daryti, turi patirti tą laiką. Tai gali tu rašyti ne į ten Facebook, gali ant popieriaus rašyti, bet tada, kai tu rašai, tu surikiuoji mintis. Žinai, šiaip kai tu eini ir nieko nerašai, tarkim, bėgioji, sportuoji, tas mintis, žinai, tai bliks, kažkokia chaosėlis toksai, sukasi, lyg tai minčių gyja eina, staiga pokšt, nutrūksta, kita prasideda kažkokia ten užkliuvai už akmens, pradedi galvoti apie ten batus, ten kažką. Ir nėra krypties, nėra kažkokio tai, konkretumo. Bet kai tu atsisėdi rašyti ir kai tu rašai ant popieriaus, aš apskritai galvoju, kad rašymas yra labai svarbus. Arba rašymas, arba kalbėjimas, toks, žinai, pasakojimas, arba, netgi kalbėjimas su draugu. Tai tu surikiuoji, sudėlioji savo mintis į sakinius. Ir tada tu jas pradedi suvokti, tada tu jas pradedi įsisąmoninti. Nes kai tu šiaip, žinai, mąstau kažką, tai tas mąstau niekada, tu pastebėk, tavo linija neina taip, kad visą laiką, ten, tarkim, 5 minutės tu gali mąstyti apie vieną dalyką. Ne, po 3 minučių tavo pokšt kažkur nušoka kažkas ir į kitą pusę nuvažiuoja. Bet kai tu rašai, arba kai tu kalbi žmogui, pasakoji kažką, tai tada susidėlioja tavo mintis ir tada tu galim sakyti, tada tu save labiau pažįsti, tai galbūt tada labiau augi. Tai tas reikalingas. Aš buvau užsirašęs vieną iš klausimų, ar
Nes tu rašai tekstus, rašai juos viešai, ar rašai kokį nors dienoraštį ar užrašus, kurie yra skirti tik tau? Aš neturiu kažkokių slaptų dalykų, kuriuos galėčiau slėpti ten. Aš sakau, aš ką rašau, tai rašau dažniausiai Facebook arba ten, kažkaip, bet dabar esu tiem savo muzikiniam projektam parašęs 3 tokius ilgus tekstus, vienas ten iš viso vos ne romano ilgio. Tai jo, jie yra tokie, žinai, savirefleksiniai ir, atviri labai, visiškai ten tokie, net, sakyčiau, kur aš bijau, kad mano tėtis ar mama išgirs, tai bus labai siaubinga. Bet kita vertus, žinai, koks čia siaubinga, mes esame visi pilni ir šviesos, ir tamsos, ir juodo, ir nešvankių minčių pilni esam. Taigi čia nieko, aš nemanau, kad yra žmonių, kurie būtų tyri, kaip ten kažkokie, nežinau, šventieji kažkokie, nėra tokių. Ir apskritai šiuolaikiniam turbūt amžiui, kai viskas labai greitai bėga, tobulėja ir natūralu, kad tobulės dar greičiau su esamom technologijom. Aš bent jau būdavau, nežinau, gal kažkas iš klausytojų atras, gal ir tu save atrasi, kad būna tiek bėgi, kad nebepabūni tam momente. Ir man tas rašymas kažkaip niekada netrodydavo kaip kažkokia idėja, aš dabar to labai nepraktikuoju, tai pasakysiu, kokią alternatyvą radau, bet kai atrodo, kad niekam nėra laiko, aš savo primenu apie Marką Aurelijų, garsiausią Romos imperijos vadą, ir žmogus nuturėjo 100 krūvą priežasčių, kodėl kažko nedaryti, bet jis ryte ir vakare rašydavo savo užrašus, kurie po mirties jo buvo paleisti, tai yra meditacija. Pavadinimas Markas Aurelijus, arba lietuviškai šiaip savo pačiam, man atrodo, yra išversta. Tai ir pasiskaičiau su kokiais straglais jisai susiduria, kad ten ryte nenori keltis iš lovos, dar kažkas ir galvoja, žmonės ir prieš tiek tūkstančių metų taip gyveno, mes nelabai kažkur toli nuėjom, bet jeigu tas žmogus atrado laiko, tai aš jau negaliu atrasti, kas aš toks, žinai, kad neatrasčiau. Ir tai yra labai sveika, nes mes dabar, pavyzdžiui, įsikėlėm savo iššūkį, nenaudoti, nežiūrėti reelsų, socialinius tinklus naudoti kaip darbui daugiau. Žiauriai daug laiko atsirado dienoj. Taip, sutinku visiškai. Jo, socialiniai tinklai, jeigu jie naudojami protingai, tai jie yra gėris. Bet dažniausiai jie naudojami kačiukams pasižiūrėti ir ten kaip kas nors kvailai nukrenta, tai jo, aš tą pats irgi pripažįstu ir kartais užsikabinu ir galvoju, blemba, ką aš čia veikiu dabar, kodėl aš tokius nesąmonės žiūriu, kodėl? Ir tada, bet kaip tu sakai, Markas Aurelijus rasdavo laiko rašyti, tai aš galvoju, kad kiekvienas žmogus turėtų rasti laiko parašyti, ne kiekvieną dieną, gal, žinai, bet bent jau savaitgaliais skirti laiko, valandą skirti laiko, rašyti apie save. Nes kodėl tas dienoraštis yra svarbus? Todėl, kad tu paskui po metų, žinai, skaitai tą, ką parašęs esi prieš metus. Ir pradedi suprasti, kurioje tu vietoje esi, ar tu, žinai, ar tu nudurnėjai, ar tu galbūt kaip tik eini aukštyn šviesin. Tokie kažkokie orientyrai, kelio gairės, kur tu jomis vadovaudamasi gali eiti teisingesnių kelių, žinai, nesiristi į pakalnę. Aš ką naudojau, taip ir nedasakiau, dabar tik atgrįžo mintis, buvo linija nutrūkus. Tai aš minčių žemėlapį pasidarau. Kas tai yra? Tai išsirašau visokias mintis, tiesiog trumpom, jo. Aha. Ir tada susivedu, kuri mintis su kuo sueina. Pavyzdžiui, vis tiek turi skirtingų veiklų, tada galvoja apie podcastą, tada galvoja apie NT, tada dar kažką. Išsirašai tenais kažkas, išsirašai savo asmeninį gyvenimą, kas vyksta, kokie tavo ten santykiai kažkas. Ir tu žiūri, kad netoks jau tas chaotiškas toks gyvenimas, nes kartais gali pasirodyti, kad tiek daug žiauriai vyksta visko. Nebespėjai, 100 darbų ir viską išrašė ant to lapo, žiūri tą vieną puslapį. Viskas tilpo. Kad kažkaip... Jo, tu teisingai, čia tai geras iš tikrųjų, jo, nes, tai dienoraštis yra linijinis toksai, bet kai tu padarai tokį... chaosą ir tada viskas suvedi kažkur. Kai tu padarai žinai, jau tada linijinis tai vienas matavimas, o tu ant popieriaus plokštumą, tai jau 2 matavimai. Jo, tas labai fainai yra. Iš tikrųjų, jo, toks ir ramina ir tuo pačiu organizuoja tave. Tu žiūri,
Lemba, šito šūdo galiu nedaryti. Pavyzdžiui, žiūrėjau 3 valandas reilsus apie kačiukus. Lemba, šitą reiktų sugalvoti kažką tai su juo. Gerai, ir svarbu turėti, kas, pavyzdžiui, aš pats savęs gal neprigaunu dažnai, draugė buvo vieną kartą, atsikėlėm pabėgiot, nuvarėm, sako, imk sąsiuvinį, atsisėdom prie ežero tiesiog, sako, dabar rašyk, ką jauti tiesiog, ką žolė, ten vėjas, pučia dar kažkas, elementaru, gal kažkam net gali pasirodyti kvaila. Ne kvaila. Bet visiškai iškrauni. Žinai, kas yra gerai dar. Žinai dar, kas yra, aš galvoju gerai, kad pasako, rašyk, ką jauti. Nes jeigu tiesiog, pagalvok, ką jauti, tai tas tavo pagalvojimas truks, 10 sekundžių. Ten žolė, ten kažką, tai ir staiga pradedi galvoti, lemba vakarė reikia ten tą padaryti, ten kažką tą, ir viskas nugribauja kažkur. Tai. Kai tau sako, rašyk, ką tu jauti, tu susikaupi ties tuo. Tada tu rašai, ką jauti iš tikrųjų dabar. Ir tada tu daug ilgiau išlaikai dėmesį. Aš galvoju, apskritai, žinai, socialiniai tinklai labai sugadina mūsų dėmesingumo gebėjimus. Nes, pavyzdžiui, net aš pats pastebiu, žinai, kad jeigu tekstas yra ten ilgesnis, pavyzdžiui, paėmė knygą skaityti ir ten 10 puslapių paskaitai ir jau jauti, kad nori kažko kito jau, nes jau tavo reelsas pasibaigė. O, blemba, anksčiau taip nebūdavo. Aš atsimenu, pareidavau iš mokyklos, net nenusirengęs su batais ir su paltais, sėsdavau į fotelį ir skaitydavau knygą ir jau tik tai girdžiu, kad jau tėvai 8 valandą vakaro lipa jau laiptais. Blechas, taigi reikia kažką susitvarkyti, nusirengti bent jau. Tai va tą 5 valandas prasidėdavau prie knygos, neatsikeldamas iš fotelio, o dabar staiga supranti, kad, blemba, tu 10 minučių negali išbūti. Tai jo, tas yra didelis blogas, bet tą gydo ir ugdo, tai va tas, kaip tu sakai, rašymas tų minčių, to momento. Ir žinai, labai tavo draugė gerai padarė, nes tai yra ne tik, ką tu jauti, ką tu matai, ten žolė ar kažkas, bet tai tavo paties vidinio pasaulio analizė, tau pačiam. Žmonės, kaip tu ir sakai, žinai, žmonės dažnai gyvena užsidirbę, užsikuitę, užsivėlę kažkokiuose reikaluose, ten, žinai, problemuose kažkokiuose. Ir jie visiškai nebejaučia, kas jie tokie yra. Jie galvoja, žinai, kaip tu ir sakai, aš esu profesorius, ten aš esu ten kas nors direktorius, aš esu ten vairuotojas. Ir nežinai, kas tu esi iš tikrųjų. Tam tada ką reikia didelio sukrėtimo, didelio ten kažkokio ten tragedijos kažkokios, tai kad ten mirtų tavo tenais artimas žmogus. Ne, geriau paprastesnį kelią surasti, tiesiog paimti popieriaus lapą ir surašyti, kas aš esu. Sąmoningumo. Jo. Verslas. Profesorius, ne profesorius, bet verslas yra verslas ir vis tiek turbūt, jeigu vien pieštum ir ar ten vien rašytum tekstus ir iš to nebūtų jokios gražos, tai klausimas vėlgi, kaip tas gyvenimas galėtų pasisukti. Vis tiek esam stumiami šiuolaikinės visuomenės užsidirbti ir leisti pinigus, tai man įdomu, tavo diena, kurią tu įvardinai, taip ir atrodo daugiau mažiau. Jos pastovios tiek Lietuvoje, tiek ten? Matai, susitikimų papildomai kažkokių dasideda ir panašiai. Jo, Lietuvoje pasideda susitikimų ir... O tenais tai visiškai, sakau, tos 9 mėnesius aš tiesiog dirbu nuo 7 atsikeliu ir numegoti 11-12 ir visą tą laiką tiesiog darau... Nėra, kad kažkur bastyčiausi, kažkur tai ten tinginiaučiau. Nes aš pats esu savo labai reiklus direktorius. Negaliu sėdėti be darbo. Negaliu, pavyzdžiui, padaryti darbo dienos, kai sakau, kad visi žmonės, žinau, kad visi žmonės Lietuvoje, visam pasauliu dirba, ten belenkokius darbus dirba. Aš negaliu vidury dienos sakyti, davai aš eisiu ten į pliažą pakulėti. Davai ten aš ten kokį, žinai, eisiu pasivažinėti ant kokio dviračių. Negaliu, blemba, negaliu. Mano vidinis direktorius sako, ne, baigsi darbą, varyk, dabar ne. Bus šeštadienis, sekmadienis, varyk, dabar dirbk. Ir, tai, taip. Tu sėkmingai parduodi meno kūrinius, mačiau marškinėlius, telefonų, kompiuterių, dekliukus, licenzijas, spaudai netgi buvau radęs, kitas puslapis turi, kur spausdina tavo... Spausdina printus, mano. Jo, printus ir panašiai. Tai atrodo, viskas veikia aktyviai ir sėkmingai, o pačiam teko domėtis verslu, ar tu daugiau kūrybos žmogus ir visą tą kitą procesą esi kažkam tiesiog atidavęs ir per daug nesikiši? Aš iš pradžių tai tuos printus pats dažnai spausdindavau, pats juos ten pakuodavau, pats siūsdavau, bet supratau, kad tai atima mano laiką, per kurį aš turėčiau kurti, per kurį aš galėčiau kažką daryti prasmingo. Tai
Tai tada suradau vieną žmogų, paskui, išsiplėtė, žinai, komanda ir dabar aš darau tik tais kūrybinius procesus, o visą tą techninę dalį daro, žmonės, kurie, žinai, faina sukurti darbo vietas žmonėms, kad, kad jie turi, jie daro tai, ką jiem patinka daryti, ką jie moka, iš ko jie užsidirba. Tai, bet, aš toks, čia aš ne verslininkas, mano žmona iš tikrųjų daro visus tos administravimus dalykus. Aš galėčiau tą daryti, bet man kažkaip, jinai sako, tu gal geriau ne. Tu gal, sako, eik daryk ten, sako, piešk, kurk, bet ne. Paliktų šitą dalyką man, aš geriau moku. Čia, žinai, kaip prisimeni Salvadoro Dalį ir Galos situaciją, tai jo, jeigu Salvadoras Dalį būtų buvęs, pats viską būtų organizavęs, tai jis niekur nebūtų buvęs, žinai. Yra žmonių, kurie moka daryti vieną dalyką, kurie jaučia pašaukimą daryti kitą dalyką. Pavyzdžiui, mano toks bičiulis, jam patinka pardavinėti. Įsivaizduoju, bet sėdėti ten prie stalo ir ir klientus sakyti žmonėms, va čia žiūrėkit, čia faina šitas, čia faina šitas. Blema, aš negaliu, man taip liežuvis neapsiverčia. O jisai, žinai, ten parduoda kažkokį ten daiktą, jis uždirbo ten juoką, žinai, 5 eurus. Laimingas, ne dėl to, kad aš dirbu 5 eurus, bet dėl to, kad pabendravo su žmogum, kad tas žmogus nusipirko. Ta prasme, jis jaučia malonumą, kai kažkas nusipirka kažką. Nesuprantu šitą dalyką. Jisai atėjo, jo vaikystė turgui praėjo, žinai, Kalvarijų turgui jisai pardavinėti kažkaip, ar tai daržovės ten kažką, tai su mama. Tai va, bet matai, aš sakau, yra žmonės skirtingi ir labai gerai, kad žmonės skirtingi. Vieniems patinka daryti vieną, kitiem kitą ir pasidalina ir gaunasi labai graži tokia bendradarbystė. O kaip manai, vis tiek bendrauji turbūt su kitais lietuviais menininkais, kuriais panašiai lengva Lietuvoje iš meno išgyventi ir pragyventi menininkams? Nelengva, sunku labai. Labai sunku dėl to, kad tai nėra, matai, tu negali būti vien tapytojas, negali to būti, arba tu esi jau ten super didelis talentas, arba to labai labai pasisekė reikiamų laikų atsidurti reikiamų vietoj, ten nupiešti ten Pakso prezidento portretą. Aš nežinau, ką sakau. Bet, prasme, tai yra, jeigu tu esi tik tai dailininkas, tik kažkoks tai ten skulptorius, tai labai sunku, tau reikia didelės sėkmės arba geros vadybos, bet, žinai, gerai vadybai nuo nulio pradėti reikia investicijų. Tai, o man tai tiesiog, aš galvoju, man pasisekė visais kampais, dėl to, kad aš galiu daryti ne vieną dalyką, ne tik tai ten piešti, ne tik tai ten, ir kad turiu gerą vadybą sutikau, ir kad man šiaip gyvenime labai pasisekė, nes aš sutikau gerus žmonės. Aš nuo vaikystės mano šeima buvo inteligentiška, mes neturėjom mašinos, mes neturėjom televizorius, mes turėjome labai daug knygų, mes visą laiką keliaudom, visus pinigus išleisdavo, tėvai kelionėms. Ir mane visur tampėsi, tai aš mačiau, žinai, koks yra pasaulis didelis, koks yra. Bet sakau, bet mūsų šeimoje tokias vertybės, žinai, buvo, kad mums nereikia mašinos, mes geriau tos pinigus išleisime dalykam, patyrimams kažkokiams tai. Patyrimams ir knygoms. Buvo pilna knygų, ten meno albumų kažkokių tai. Nors mano tėvai ne menininkai, visiškai tiesiog buvo inžinieriai, tarnautojai. Bet jie tiesiog buvo šviesūs žmonės. Paskui mokykloje sutikau irgi gerus draugus, tokius, žinai, su kurie ne į dugną tempė, bet su kuriais mes darėme kažkokius kūrybinius procesus, statydavom spektaklius, grupę foje įkūrėm. Žodžiu, ir universitete irgi taip pat. Aš kryptingai ieškojau žmonių, su kuriais būtų įdomu, o ne, su kuriais galėtum kažką kurti. Ir po universiteto vėl kažkokio tai, žodžiu, etapas po etapo buvo dalis mano darbo, kryptingo darbo, bet turbūt didžioji dalis yra sėkmė sutikti teisingus žmonės. Jo, daug sėkmės sueina, nes gali būti tie patys du vaikai iš tos pačios šeimos ir nuėti visiškai skirtingais keliais. Nors tai atrodo buvo panašia aplinka, panašus draugai. Jo, bet užtenka, žinai, 2 kvailų blogų draugų ir blogo kvailo pasirinkimo, o tas pasirinkimas irgi negali sakyti, kad žmogus pats pasirinko, nes jisai pasirinko tai,
kuo jis yra tuo momentu. Gal tuo momentu jis buvo, žinai, nuskriaustas ir jis pasirinko iš piktumo ten kažkokį šūdą daryti. Ir tada viskas gali nueiti visiškai velniop. O galbūt kaip tik tuo metu jis buvo, žinai, pamotyvuotas, jį kas nors pagyrė, jis buvo geros nuotaikos ir jis pasirinko sunkesnį, bet geresnį kelią. Ir viskas pasikeitė. Tai, žinai, negali sakyti, kad žmogus yra pats savo likimo šeimininkas. Ne, jis yra aplinkybių auka, įkaitas. Taip, bet kažkiek mes, aišku, čia jau labai plačiai žiūrint, jeigu žiūrint siauriau, mes įtakojam savo veiksmais tam tikro ir manau, kuo daugiau sąmoningumo po žmogų apskritai, tai jisai va toj kažkokioj neigiamoj situacijai, neigiamoj emocijai sugebėtų paanalizuoti, nes dažniausiai realybę kuria veiksmas. Mūsų padaryti dalykai, mūsų pasirinkti sprendimai priveda mus prie kažkokio ten vieno dalyko. Tarkim, nori būti daktaru, eini studijuoji ir tampi daktaru. Nori gatvėje spaust greičio pedalą iki dugno, tu gali jį spaust, bet yra pasiekmė, kuri tai gali būti. Tu gali laimėti, pasitenkinti, bet gali atsitrenkti sieną, nusižudyti, kitą netyčia nužudyti. Ir va, tai, ką mes pasirenkam daryti, vis tiek kažkokius tai veiksmus. Bet tavo pasirinkimas ir tavo noras irgi nėra tavo valioje. Tavo norai nėra tavo valioje. Įsivaizduok, pavyzdžiui, žmogus atsitiktinai įsijungia tavo podcastą. Jis tiesiog tuo metu parėjo iš darbo, įsijungė ir pasižiūrėjo podcastą. Kitas žmogus užstrigo kamštyje, parėjo iš darbo vėliau ir neįsijungė tavo podcastą. Vieną žmogų likimas pasuko į vieną pusę, kitą į kitą. Ir tada jisai, tas, kuris pažiūrėjo tavo podcastą, jis jau turi vienokius norus, o tas žmogus, alternatyvus žmogus, kuris lygiai tas pats žmogus, tarkim, alternatyva realybei, jis nepažiūrėjo tavo podcastą. Jis neturi tų norų, kuriuos išgirdo čia. Jis neturi tų minčių. Jis pasirinko ką kitą, jis pasirinko spausti gazą iki dugno. Aš noriu pasakyti, kad tikėti, kad mes esame 100% savo pasirinkimų, savo norų šeimininkais, man atrodo, irgi yra ne visai tikslu. Nes tu nepasirinkė, kokioje šeimoje gimti. Tu negali pasirinkti šito. Ir čia aš nesakau, kad čia kažkoks tai dievas ar kažkas. Ne, aš netikiu dievais ir noriu pasakyti, kad tai yra tiesiog chaotinis kažkoks, tai, ruletė iškrito gyvenimo, ruletė gimti tau toj šeimoje. Jeigu tu būtum su tais pačiais norais, tarkim, gimęs kitoj šeimoje, tu galbūt visiškai būtum piktas žmogus ir tu ten eitum gatvėje daužyti langus. Tai tavo norai susiformuoja. Tavo norai susiformuoja priklausomai nuo aplinkybių, nuo to, kokį tu turi backgroundą, kaip tu užaugai. Nes kitas žmogus, žinai, atrodo, mes atėjome į tą pačią vietą, ten saulėtekio, žinai, saulėlydžio pažiūrėti, tarkim, Palangoje, ten ant tilto. Stovi du bičiai, ne? Tokio pat amžiaus lygtai, tą pačią mokyklą baigė. Ir vienas žiūri saulėlydį ir galvoja, blema, žiūrėk, kyla saulė, jinai yra ugninis kamuolys, tik tais prieš 100 metų žinotų, kad jinai yra iš vandenilio ir ten kažko. O kitas žiūri ir galvoja, blemba, ta kyla saulė ten nuo Švedijos, ne, tenai. Ir, reiškia, jie pirmiau švedai pamatė tą. Tu pažinai, skirtingos visiškai mintis ateina, žiūrint tą patį daiktą, stovint toj pačioj vietoj, tik dėl to, kad kitas backgroundas tų žmonių buvo. Ir viskas. Ir jų norai jau pradeda skirtis, nors atrodo sąlygos tos pačios. Abu pavalgė, abu ten apsirengė vienodai šiltai. Tu negali sakyti, kad tas žmogus galėtų norėti kažko kito. Jisai nori to, kas jam atsitiko iki tol. Tas kelias nueitas iki šito tilto galo, jis suformavo jo norą. Sakai, netikiu į dievus ir panašiai. Kokia tavo gyvenimo filosofija, kokia vadovaujasi pats per gyvenimą, taip eini? Tai žinai, religinė prasme? Bendrai. Religinė tai suprantu, kad netikė, ne? Ne. Tie mitai yra palengvinti sunkų žmogaus. Čia Bumelis gerai sakė, pertrauksiu, sakė, kas yra geriausias pasaulio vadybininkas, sakė Jėzus Kristus. Sako, pažiūrėk, kiek turi ofiso atidaręs per visą pasaulį. O ne, šitą temą labai galima būtų kalbėti ir aš turiu daug negatyvių minčių šitą kryptim, bet tiek to čia nereikia šitą. O požiūris į gyvenimą, kažkas stoicizmas, kažkas dar kitą požiūrį turi, kažkas dėl malonumo tik gyvena. Galvoju gal, kad aš galvočiau vertinu savo gyvenimą kaip kažkokį tai, kaip dovaną, kaip stebuklą, kur iš žvaigždžių dulkių, iš tų, žinai,
kažkokių dalelių, kurios iš tikrųjų mes visi esam sudaryti iš tų pirminio Big Bango dulkių, tų dalelių. Tas prasme, atomai nesikeičia, jie nuo pat nieko nesikeičia. Tos smulkiausios dalelės, jos yra tos pačios, kur buvo prieš 14 milijardų metų. Mes tik tai susiformuojam, žinai, vieną debesėlį, vieną formą, kitą formą. Tai vat šita forma, kurią man pavyko atsitiktiniu būdu susiformuoti žmogų, tai man yra didžiulė dovana, nes tai yra sąmoningumo ir patyrimo laikotarpis, kai aš galiu būti sąmoningas ir patirti pasaulį, patirti, nežinau, visatą, patirti gyvenimą, apmastyti tai, ne tik kad patirti, ne tik kad matyti ten, žinai, bet ir apmastyti. Tai yra didžiulis džiaugsmas, Jis neturi prasmės. Jis neturi kitos prasmės, kaip tik tą buvimo prasmę ir tą džiaugsmo prasmę. Nes, žinai, pavyzdžiui, įsivaizduokim, tu ateini ten į atrakcionus, amerikietiškus kalnelius, tu pravažiuoji. Kokia prasmė to, kad tu nuvažiavai ir vėl grįžai į tą patį tašką? Nėra prasmės jokios, bet tu vis tiek nori tenai. Nes faina, nes yra kažkoks patyrimas. Amerikiečiai kalneliai galbūt primityvus toks, žinai, pasakymas, bet, jeigu taip visiškai supaprastinant, tas pravažiavimas, jis neturi jokios prasmės. Tu kur buvai, ten pat ir grįžai. Kokia prasmė? Bet tu nori būti ten, nes ten yra gera. Ir aš galvoju, kad tas laikotarpis, žinai, nuo gimimo iki mirties, nuo nebūties iki nebūties, tas būties laikotarpis yra mums dovanotas tam, kad mes jį išnaudotumėm ne užsimiršimui, bet ieškojimui, pažinimui, džiaugsmui, va tam, žinai, buvimo džiaugsmui. Paminėjai žodį laikotarpis. Taip, atkarpėlė. Įsivaizduoji, kad viskas yra, kaip ir sakėjai, iš dalelio energijos ir dabar čia yra laikotarpis, kur būni žmogum, sąmoningu, taip toliau, po to tiesiog tampi tolimesnė visatos dalim. Aš taip, mano supratimu taip, aš nesu visažinis, bet mano supratimu taip, mano toks yra gyvenimo suvokimas, kad iki gimimo mes buvome nebūtyje, po mirties mes vėl būsim nebūtyje. Ta nebūtis mus aplanko kiekvieną naktį. Kiekvieną naktį mes vėl patenkame į nebūtį, mūsų nėra. Nėra asmenybės. Tuo metu, kai tu nesapnuoji, sapnuoji, tai tu čia, žinai, smegenis kažką verda, bet kai tu miegi, toj gilioji miego fazėje, tu nesapnuoji, tai jokios asmenybės nėra nieko. Čia kalbėti apie kažkokius, tai, žinai, sielas ir taip toliau, tai yra juokinga. Žmogus patekęs, tiesiog netekęs sąmonės, jis netenka, viskas, jo nebėra. Mirštas smegenis, jo nebėra žmogus, nebėra iš viso. Tai va tas, žinai, tas debesėlis, kažkoks energijos debesėlis, kuris yra šiuo metu funkcionuoja mūsų kūnuose, mūsų smegenyse, jis yra suformuotas tiesiog, smegenų veiklos, kaip vadinkim, tai jis ir yra ta gyvybė ir jis yra ta asmenybė, kurie mes sakome, kad esame mes. Man dabar visą tai, ką tu pasakėjai, apskritai bendras suvokimas to, pas mane irgi panašus yra. Iš esmės toks pat, tik aš gal nemačiau dar tiek plačiai, kad nuo to Big Bangų ir toliau netęsiasi linijinių to pamastymų. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad mes į Žemę, ta pati molekulė dalinamės, kažkaip irgi bandau logiškai šitą, bet... Iš Žemės į Žemę turi menį iš dulkės į dulkę. Jo, tai tas pats, jo, iš esmės taip, viskas vyksta ratu, tokiu rato, iš esmės principo, energijos ir panašiai. Tai mes susiformuojam iš to, kad, nežinau, valgo mama ir panašiai, iš žemės užauga žolė. Taip. Tada mes numirštam, mus palaidoja po žemę, vėl visą ekosistemą mus išnešioja visur, po to vėl kažkur nueinam. Tai man atrodo, kad toks jo pasidalinimas, bet niekada nebuvau pagalvojęs, kad iš esmės turim laikotarpį, kai esam sąmoningi. Nežinau, aišku, kas bus po to, bet šiaip ta teorija išvestis labai gera. Tik tai žmonės, kodėl, manai, jie ieško kažkokio kitokio paaiškinimo, kažko, ko jie negali suvokti ir jiem atrodo lengviau gyventi? Jie ieško, vienas dalykas, kiekvienas tas sąmoninga būtybė, kiekviena ieško savo buvimo prasmės. O labai lengva tą prasme paaiškinti religiniais dalykais, nes tai yra visiškai paprasta pasakėlė.
mokslinis dalykas yra daug sudėtingiau, nes pasaulis iš tiesų yra daug sudėtingesnis negu tenais kažkoks tenais kūrėjas sukūrė iš molio, nulipdė, mes čia vat, ir gyvenime pateksime dangų. Nu, čia labai paprasta ir primityvu, tam nereikia jokio išsilavinimo, tu gali pirmokui tą papasakoti ir jisai, nu jo, bet pabandyk pirmokui papasakoti apie kvantinę fiziką ir jisai supras, jis nieko nesupras, jis iškart išjungs tą pasakotoją. Tai tiesiog daug sudėtingesnis yra pasaulis. Mokslis yra daug sudėtingesnis negu religija. Dėl to žmonės renkasi religiją. Ne dėl to, kad jie... tiesiog dėl to, kad vienas dalykas, tai ramina, nes sako, kad tu nemirsi, tu gyvensi amžinai, kad tu kažkokia kitoj formai, ar reinkarnuosies, ar ką tu ten, ar nukeliausi ten į amžinosios medžioklės plotus, ten belenko, kad visi dievai žada pomirtinį gyvenimą, kad tu kažkuo pavirsi, kad tu bus tęstinumas. Mokslas sako, kad ne, mokslas sako, kad tu išnyksi iš karto, kai tik tai nustos funkcionuoti tavo smegenis, kai netgi smegenų sutrikimas, kaip sakau, Alzheimeris ar ten kažkokia demencija, žmonės praranda asmenybę, nebėra tos asmenybės. Apie kokią galima kalbėti kažkokią ten tęstinumą po mirties, jeigu net gyvi žmonės nebetenka savo asmenybės. Jie nebežino, kas jie yra. Jie nebežino, kad čia yra mano mama, kad čia yra mano mylimas vyras. Apie tai, kad tipo po mirties mes sustiksime ten kažkur tai su artimaisiais ir ten šoksim, dainuosim ten rojaus sodose. Tai yra tiesiog apgailėtinas melas. Kaip, tai yra paguoda, aš sutinku, tai yra paguoda. Tai yra taip, žmogui, kuriam skauda žiauriai, jam tai yra paguoda. Ir pasakyti jam, kad nežinok, viskas, tas tavo artimas žmogus mirė ir viso gero, jo nebebus. Lygiai kaip ir tu mirsi ir nebebus, tai yra žiauriai baisu ir sunku pasakyti. Sunku tai priimti, nes tai labai skauda. Ir žmonės ieško, jie nenori, kad skaudėtų, jie ieško bet ko, kas pameluotų. Pameluok man saldžiai ir aš tave gerbsiu, aš tau pinigus savo atiduosiu, tik man nenustok meluoti. Tai va, o apie tą, kad tu žinai, sakai, mes iš žemės kilę, iš žemės vėl grįžtam, tas ciklas, taip toliau, viskas taip, tas tiesa, mes kol kas esame žemės planetai, bet jos egzistavimo laikas yra tik 4 milijardai metų, šiaip visata yra daug senesnė. Tai ta žemė irgi susiformavo ir išsiformuos, išnyks, vėl pavirs žvaigždžių dulkėm ir taip toliau. Apie tą linijinį laiką irgi tas įdomu, žinai, kad mes apskritai, kadangi esame trimatės būtybės, mums labai sunku suprasti kitus matavimus. Laikas jau yra 4 matavimas ir mes dėl to įsivaizduojame, kad laikas yra linijinis. Mes galvojame, kad gyvename linijinėme laike. Laikas nėra linijinis. Lygiai kaip, žinai, dvimatės būtybės, tarkim, plokštumoje gyvenančios būtybės nesuvokia trečio matmens. Joms atrodo, tarkim, dvimatės būtybės gyvena ant stalo paviršiuje, ne? Ir jos nesuvokia, kad yra aukščiau, žemiau. Jos yra tiesiog paviršius. Ir papasakokim apie obuolį. Tai kas tas obuolys? Kol obuolys nepaliečia paviršiaus, jos nesupranta iš viską, kad jis egzistuoja. Kai paliečia paviršių, man atrodo, kad tai taškas. Jeigu obuolys eina gilyn, man atrodo, kad tai skritulys, kad tai yra toks. Bet kad tai yra trimatė sfera, jie negali suvokti šito. Nes jų tiesiog, jų gyvenimai nėra tokie, kad jie įvestų į savo mąstymą trečią matmenį. Lygiai taip pat mes nesuvokiame laiko kaip, kitaip kaip tik linijinio, nes mes esame laiko linijoje. O šiaip laikas nėra linijinis. Tai kalbant apie kitus dar 11 kitų matavimų jau žinomų, oficialiai žinomų, tai mes, žinai, tai paaiškinti eiliniam žmogui yra tiesiog neįmanoma. Jam geriau pasakyti, žinok, mes gyvensime po mirties, mes ten kažką, tos pasakėlės, jos yra daug priimtinesnės, jomis lengva patikėti, nes jos guodžia, nes jos yra suprantamos, o kalbėti, pavyzdžiui, kokius ten, žinai, iš vis yra tokia įdomi teorija, žinai, kad sako, kad visi, kad čia nežinau, ar čia tam podcastui tinka, žodžiu, kad visi visatoje esantis elektronai yra identiški. Elektronai visi identiški, ne tai, kad panašus, ne, visiškai, absoliučiai identiški. Yra tokia hipotezė, kad tai yra vienas elektronas. Iš viso, kad visą visatą kuria vienas elektronas. Vienas elektronas kuria visą visatą, bet kaip jisai sukuria mūsų kūnus, kurios yra daug elektronų, ne? Jisai keliauja laiku, kadangi laikas nėra linijinis, jisai keliauja į mūsų laiką, jis gali patekti begalybę kartų. Begalybę kartų į mūsų laiką gali patekti. Ir mūsų laike, kadangi mes laiko suvokime kaip liniją, tas vienas elektronas begalybę kartų patekdamas į mūsų laiką, jis kūrė visą materiją. Supranti, kad šiaip jis yra vienas, bet kadangi jis patenka begalybę kartų, jisai
į tą mūsų milisekundę jau yra patekęs begalybę kartų ir sukūrė visus mūsų kūnus, visą stalus čia, raketas ir taip toliau, ir dangų. Tai, žinai, tai tą apgalvoti, apmastyti, tą reikia, perlaužti smegenis. Ir žinai, ne visi turi vienodas smegenis, ne visi turi vienodą IQ suprasti tam tikrus dalykus. Kartais net esu kažkur skaitęs, kad į armiją yra tam tikras IQ lygis, kur į armiją tą žmogų paimti yra labai sudėtinga, nes jisai supranta, mato ir žiūri į tai visiškai kitaip negu kiti. Jo, tas... Bet šiandien toks jau gaunasi biški segregacija, žinai, žmonių... Kažkiek ir yra, nes pavyzdžiui, ypač Amerikoje, kaip yra, tai tau duoda IQ testą spręsti ir tai jau pagal tavo IQ testą maždaug numato, ar tu galėsi būti eilinis, ar tu galėsi generolus kop toliau ir panašiai. Ja. Tai ir yra tas žmonių filtravimas. Mes patys susidedam taisyklės, čia yra mūsų pačių sugalvotas taisyklės. Teisingai, taip. Jo, taip, žinai, sako, žmonės visi yra lygus. Ne, žmonės negali būti lygus, nes jie gimsta skirtingai savo gebėjimais. Pavyzdžiui, aš galiu prisifantazuoti, kad aš noriu būti baleto šokėjas. Aš neturiu tam duomenų. Aš galiu ten treniruotis milijardą metų, bet aš nebūsiu baleto šokėjas, nes aš neturiu tam duomenų. O yra žmonės, kurie gimė su tam tikru lankstumu, su tam tikra kaulų struktūra, su tam tikra, žinai, raumenų ten struktūra, savo koordinacija kažkokia. Tai mes esame skirtingi ir dėl to skaudu kartais tai priimti. Skaudu priimti žmogų, pavyzdžiui, kuris gimė su prastesnėm savybėm. Jau nekalbu apie prastesnėj šeimoje, kur gimė, bet su prastesnėm fiziniam ir psichologiniam, smegenų kažkokiam tai savybėm. Tai jo, bet... Įdomu, aš galvoju apie meną, buvau pasirašęs, dabar net neieškosiu to klausimų, nes aiškiai atsimenu, kaip manai, įgimta pas tavai yra tas gebėjimas gražiai, pavyzdžiui, piešti, gražiai rašyti, išlieti mintis? Ne, čia viskas tai yra, visi tie techniniai dalykai yra, techniniai dalykai yra išvystomi, išmokstami. Technika, kaip piešti, absoliučiai yra išmokstama, tai nėra. Aš tiesą pasakius, aš nemanau, kad aš turiu kažkokių ypatingų gebėjimų, tikrai. Aš nuoširdžiai manau, kad aš visiškai, eilinis kaip ir bet kuris kitas žmogus, kuris pasistengęs, turėdamas laiko ir kantrybės, padarytų tą patį visiškai be problemų. Tik tai tiek, kad aš pasirinkau tai daryti, o kiti žmonės, aš jaučiu poreikį tai daryti. Aš nesakau, kad kažkokių turiu genialių kažkokių tai ten minčių, kad kažkokių turiu genialių gebėjimų. Aš manau, kad tiesiog aš pasirinkau šitą kelią, nes ir aš jo laikausi, taip gal sakyčiau, aš pasirinkau jį, tą kūrybinį kelią, ir aš jo laikausi ir tai yra darbas, tiesiog tai yra darbo rezultatas, taip sakyčiau, tai nėra, nukritę iš dangus, tai yra darbo, įdėto laiko, pastangų ir panašiai. Jo, kryptingo darbo ir valios rezultatas. Nes daugelis gali, pasigalvoti, jis gimė toks. Ta prasme, jis gimė ir jau ten mokėjo piešti. Ne, visiškai ne. Nei piešti, nei rašyti nemokėjo niekas. Mes visi gimėm daugmaž net vaikščioti nemokėdami. Jo, bet visa tai yra išugdoma. Jeigu tik tais... Bet irgi, kaip sakau, sukrenta kartais aplinkybės taip, kad tu neturi noro ugdyti, tu neturi noro ir poreikio. Tavo gyvenimas taip susiklosto, kad tau to nereikia. Bet tame nėra čia nieko. Klausyk, aš galvoju, kad ten kažkokia menininko profesija, tai nėra kažkokia išskirtinė. Lygiai taip pat santechniko profesija nėra išskirtinė. Mes visi gyvename šitoj žemėje ir mes esame visuomenės dalis. Ir kiekvieno žmogaus reikia. Fūros vairuotojo reikia. Aš negaliu būti fūros vairuotoju. Dėl to, kad aš neturiu tam gebėjimo, kantrybės. Mano gyvenimas kitaip susiklosti. Aš negaliu būti ten kažkoks kitas, ten mikrochirurgas. Aš negaliu būti kirpėjas. Yra dalykų, kur taip sukrito kortos, taip sukrito sėkmė, taip tokie pasirinkimai atsitiko. Ir visi jie yra geri. Ir nėra išskirtinio. Man labai nepatinka, kai sako, tai čia tai menininkas, čia tai kažkas tai. Ne. Aš lygiai taip pat galiu sakyti, tai čia, yra bandelių kepėjas. Tai čia kažkas tokio. Mes visi esam tokie... Ta prasme, vertės visuomenėje,
mes esame visi vienodi. Žmonės linkę sureikšminti dalykus iš esmės kažkokius. Nu taip, žinai, linkę sureikšminti tam, kad... Pavyzdžiui, aš neturiu vieno iš tų bruožų, kur, čia bus labai nepopuliari nuomonė, man neįdomus krepšinis, neįdomus futbolas, man nelabai įdomu Man, žinok, irgi visiškai. Varyti koncertus. Aš nejaučiu šitą tiesiog šitą. Ir aš nieko prieš neturiu žmonės, kurie varo. Varykit, super. Bet man, pavyzdžiui, vidinio motivacijos ar kažko, absoliučiai neturiu. Nesureikšminu. O kiti žmonės kažkokį savo dalyką sureikšmina, jie nuo to netampa blogesni ir geresni, bet ir tas pasaulio suvokimas ir kaip jie mato, tampa jisai visai kitoks. Taip, visiškai. Bet, žinai, gal tas irgi yra išugdoma. Žinai, jeigu tu vaikystėje tau ten tėtis eitų į koncertus, ten į tos visus krepšinio varžybas, tave vestusi, tau pirktų ten žalę, baltą, ten maikę ir ten jūs visur ten šviltumėt ir tada tau išsiugdytų tas dalykas, bet kadangi tavęs nieks nevedė tas varžybas. Bet jo, aš irgi šito negaliu suprasti. Visiškai manęs neužveža jokie ten žiūrėti, jokių sportų. Sportuoti faina, bet žiūrėti, ką ten žiūrėti. Ja. O apie meną dabar pakalbėkim, dar grįžkim į šitą temą. Yra sakoma, kad menas dažnai vertinamas tik po kūrėjo mirties. Kaip manai, kodėl taip nutinka? Todėl, kad vadyba paima. Ir ribotumą išnaudoja tada. Jo, bet aš galvoju taip, žinok, ypač ten kokia Van Gogo ten, ne? Sako, Van Gogas vieną paveikslą yra tik pardavęs, realiai, kol buvo gyvas. Jo, ir tai ten už visiškai... Jo, ten kelius šimtus baksų. Tai klausyk, atsimeni tą paveikslą Moteris su perlo Auskaru, ne? Šito, ten klasikinis yra Vermeerio paveikslas, Moteris su perlo Auskaru. Ir ten tokia mergina, tiesiog portretas, mėlyna tokia skarelė ir čia perlo Auskaras ir geltona tokia bliusa. Tokia profiliu. Jo, ir tas paveikslas, dėl kuriam specialiai pastatytas muziejus. Ir jisai yra, iš vis ten į tą muziejų patekti reikia prieš 2 mėnesius bilietus nusipirkti. Tiesiog į paveikslų galeriją prieš 2 mėnesius bilietus nusipirkti tam, kad galėtum pažiūrėti tą paveikslą. To paveikslo istorija yra iš viso. Jis nupirktas yra kažkokiam tai sendaikčių turguje. Taip, šitas. Visiškai už kažkokį tai ten įsivaizduokim, už 20 eurų šiuolaikiniais pinigais. Kažkoks tai drendalas, kažkoks senas. Ir tas žmogus, kuris nusipirko, tą paveikslą pradėjo prominti ir dabar jis dabar kainuoja, aš nežinau, kiek milijonų. Tai ką reiškia vadyba, ką reiškia, kaip ir Van Gogas irgi, žinai. Istorija. Reikia sukurti legendą, jo. Nes žmonės perka, pavyzdžiui, kodėl Malevičiaus juodą kvadratą visi nori. Arba ten kokią nors Duchampo pisuaras, ten atrodo, wow. Numatė ateitį kompiuteriai. Mesgi nueinam Duchampo pisuarus, matome kiekvienam tualete vyrų. Tu žiūrėk ir gerėkis jais. Jie nieko nesiskiria. Arba ten Malevičiaus juodą kvadratą, tu ten, bet kokiam ten vaikų darželį, ten vaikai paištuks kvadratus. Bet jame žmonės patys sukuria, kad jame čia yra kažkas ypatingo. Žmonės sukuria tą legendą. Nes tas kvadratas jis tiesiog yra, terlionė. Aš tiesą pasakius nesuprantu tų... Abstraktyvaus. Nesuprantu, žinok, ar be žodis. Man gal įdomu klausytis to paaiškinimo, bet pats kūrinys be paaiškinimo jis yra niekas. Jis neturi jokios energetikos, jis nieko neveža. Čia yra mitas sukurtas. Bet tai nėra blogai. Tai nėra blogai dėl to, kad tas mitas, simbiozė, junginė su to kūriniu, jisai žmonėms dovanoja kažkokią tai atitraukia nuo kasdienybės. Jam primena, kad jie yra ypatingesni negu tik tais ten valgyk, mylėkis ir mirk. Tai... Apie juodą kvadratą suskaitęs, kad daugelis žmonių ir prie to pritempia, kad numatė ateitį, kad būsim sulindę į kompiuterius, savo dėžutės juodas ir taip toliau. Bet apie tos daiktus apskritai aš mėgstu sakyti, kad mes patys jam uždedam vertę. Tas daiktas, nežinau, kažkokia apyrankė, ta pati, kurią aš turiu užsidėjęs, man gali reikšti žiauriai daug, nes aš esu supynęs su istorija, tau nereikš visiškai nieko ir net gali atrodyti, kas čia per nesąmonę. Važiuok, aš tau parodysiu irgi apie apyrankę. Čia šitas šniuriukas yra. Tiesiog kažkokia virvelė su mazgeliais. Man šitą virvelę, tau atrodo, čia purvinas šniurelis raudonas. Kitas sako, čia kabalo ženklus. Ne, man čia dukra prieš 3 metus padovanojo gimtadienio progą su kiekviename mazgelėje surišdama savo palinkėjimą. Savo, tokias palinkėjimą, kuris specialiai man, kad jis būtų ten, žinai. Tai man šitą virvelė yra brangi ir
Ir aš galvoju, kad gerai, žmonės turi susikurti istorijas, turi susikurti vertes patys, turi susikurti legendą, kurią tikėtų, kuri padėtų jiems, padėtų jiems įsitverti į kažką, kai viskas lekia, kai visa ta lekia, kai viskas yra chaosas, tai va tas, aš galvoju, net ir tas Malevičiaus kvadratas arba tas Duchampo pisuaras, jie visi turi prasmę, reikšmę ir nereikia iš to juoktis. Ir galvoju, galbūt netgi reikėtų daugiau prasmių susikurti savo gyvenimą, savo tiems, žinai, man patinka žmonės, kurie turi talismanus, kurie, ne tai, kad sėkmės ten kažkokia tai talisman, bet, dalyką, kurį ten, pavyzdžiui, padovanoja jam mama, ne? Ir jisai tą daiktą vertina, nešioja ir turi. Tai yra faina, nes tas daiktas, žinai, tu net pačiupinėjęs, ten kokį pakabutę, ne? Kur tu jį, žinai, tau pačiupinėjai ir tu prisimeni tą žmogų, tai yra priminimas tau. Reikia tokių dalykų, reikia, žinai, kad gyvenimas mūsų nenuneštų į juodą kvadratą, kad mūsų gyvenimas kartais pristabdytų, kad vėl prisimintume, kas mes tokie esame, prisimintumėm savo ne profesiją, bet savo esmę, savo šerdį kažkokią tai. O kaip atrodo tavo kūrybos procesas? Daugelis gali įsivaizduoti, kas, žinai, netapo, nedaro įvairiai. Aš, pavyzdžiui, iš karto vaizduotį matau didžiulę drobę, nedidelę kėdutę, didelį kambarį, kuris jau apkabintas paveikslais ir kokią grojančią muziką, žinai, ir tu ten su kava tapai savo. Aš galėčiau tęsti tavo šitą fantaziją, Ne, kūrybos procesas prasideda iš viso nuo užmerktų akių arba bėgiojimo per kalnus kažkokius ir galvojimo, vizualizavimo savo mintise, vizualizavimo, ką aš noriu, kaip aš įsivaizduoju. Aš kartais einu į baseiną ir plaukdamas, kadangi plauki, žinai, mechaninis judesiai, ten niekur žiūrėti nereikia, tai aš tai pusiau užsimerkęs plaukiu ir matau savo galvoje, matau vaizdą, kokį, lipdau savo galvoje vaizdą tą, kur kompozicija visi, kur turi būti tas, kur kažkas tai, kažkokia figūra, ten kažkoks dangus, ten kažkas tai. Tai bet kai tą vaizdą susilipdau savo galvoje, kaip noriu, kad būtų, kaip įsivaizduoju, kad būtų, visą tą siužetą vizualinį. Tada aš pasidariau eskizą darausi su kompu, nes, labai patogu, žinai, ir tada jau perkeliu eskizą, tada jau ant drobės tapau. Bet tas, dažniausiai ne su muzika, dažniausiai podcastus kažkokius klausydamas ar audio knygas labai mėgstu klausyti. Aš labai mėgstu skaityti, bet kadangi laiko skaitimui, tu piešdamas negali skaityti, tai klausau audio knygas. Audio knygos pakeitė tradicinį skaitimą tau? Ne. Žinai, aš skaitau visada valgydamas tai negaliu klausyti nieko, nei ten kokio telefonas, aš valgydamas turiu su knyga. O kadangi valgau bent 6 kartus per dieną, tai daug ir perskaitau. Tai bet man didžiausias malonumas yra, žinai, turbūt iš vaikystės, kad skaityti ir kažką valgyti. Tai tas, aš negaliu tiesiog pietauti, nieko neturėdamas prieš akis, jokio teksto. Tai ten skaitau ten meniu kažkokį ten ar ten produkto ten aprašymą. Reikia raidžių man, bet aišku, geriausia knyga. Bet audio knygos yra fantastiškas gėris, dėl to, kad tu gali klausyti važiuodamas mašina. Dabar važiavau iš Palangos į Vilnių ir Kurto Voneguto Čempionų pusryčius klausiau 3 kartą. Kaip, man patinka šakės, žinau. Ir supranti, tada tas laikas nepraeina tuščiai, kas yra dar mums, žinai, bėda, kai važiuojam ten, kur mašina, ne kažkur kamštį stojam. Man nervuojasi, tu galvoji, aš jau čia 40 minučių tam kamštį, fuck you, 40 minučių iškrito iš gyvenimo. Bet jeigu tu pasileistum audio knygą, tai tos 40 minučių būtų neiškritusios iš gyvenimo, o tave apšvietusios. Aš kartais, žinai, išbėgdamas kur nors, pabėgioti, galvoju, reikia kažkokią knygą klausytis. Nes kartais klausydavau muzikos, bet norisi biškį turinio kažkokio, nes, muzika faina. Ir dažnai tas bėgiojimas būna toksai, kad, vėl bėgioti, sunku, žinai, ten prakaitas, ten kažką, sunku bėgioti, jeigu bėgi taip, normaliai. Bet tada, galvoju, pasileisiu audio knygą. Ir tada aš jau laukiu to bėgiojimo, nes tai bus labai įdomus laikas. Aš tada jau pamirštu, kad bėgioju, tiesiog klausau knygos, pamirštu, kad bėgau, pamirštu, kad kažką sunkiai darau.
aš klausau tos knygos ir laukiu to laiko, kad jau galėsiu viskas apsidėti ausinės ir varyti, ir klausyti. Tai žinok, audio knygos yra nuostabu. Jo, aš buvau šitą įprotį kažkaip pametęs, dabar vėl grįžau, nes pradėjau bėgioti ir tikrai pamiršti. Taip. Kažkaip žiūriu, jau. Taip. Galvoju, gal dar vieną ratą reikia sukrėšę, turi minti pabaigti. Pasakyti iki galo. O jeigu dieną, žinai, tu neturi laiko klausytis ir skaityti, tai tu lauki to savo laiko, nes tu, pavyzdžiui, klausiau dabar neseniai Roberto Petrausko Poltava. Ten ir gal 19 valandų knyga. Ir aš blemba galvoju, kaip gerai, va tuoj, jau dabar viskas, jau žiūrėk, 6 varau klausyti, va. O tu paminėjai, kad tavo procesas pradžiai prasideda piešiant turbūt planšetės kažkur, ar ne, ar kažkur dėliojas kompiuterį. Photoshop'e daraisi. Ir yra viena tavo nuotrauka, kur mergina, moteris stovi jūroje su aštunkoju ten apsikabinus. Ir prie jo yra tekstas. Tais laikais, kai dar nebuvo dirbtinio intelekto, dėl šitokios nuotraukos turėdavom bristi į jūrą. Neštis į bangas visą apšvietimo techniką, krautis ant savęs guminius aštunkojų muležus, o dabar net nuo sofos pakilti nereikia, paspaudi mygtuką ir kadras gatavas. Bet kas iš to lieka? Vat koks tavo požiūris technologijas? Nes čia atrodė tokia lyg nuoskauda. Ne, technologijas aš visada vertinu labai teigiamai ir aš visada naudoju, kai atsirado Photoshopas, sakė, tai čia viskas fotografija ate. Tipo, čia jau visi darys, ką nori, kas ką nori. Ne, Photoshopas yra tik tai plaktukas, įrankis darbui. Jeigu tu nemoki nieko su jo daryti, tai kalsi per pirštus savo ir nieko tau nesigaus. Inkilėlį geriausiu atveju sukalsi, bet nieko daugiau. Tai lygiai kaip ir dirbtinis intelektas, jeigu tu nemoki daryti, jeigu tu nežinai, ką tu nori padaryti, tai gausis belenkas. Iš pradžių, tarp kitko, pažiūrėkit, iš pradžių visi ten buvo užsivežę, ten ant tų avatarų, ten tų, žinai, dirbtinio intelekto, ten ant tų visų, bet tu dabar tu matai, kad, blema, tai yra šlikštu, tai kas ten yra. Tiesiog, tai visi taip pat daro, čia tiesiog kažkoks šablonas. Ir tau darosi nebefaina. Aš jau iškart matau dirbtinis intelektas ir man skip, tai nebepatraukia. Aš, pavyzdžiui, prieš 2 metus padariau tokį video, žinai, iš savo paveikslo video su dirbtiniu intelektu. Ir ten tokios kažkokios mutacijos, transformacijos. Tada man prieš 2 metus atrodė fainai, bet dabar nebenoriu to daryti, nes man kažkaip, dabar visi taip daro ir tu supranti, kad tame nebėra jokios vertės, kai nėra išskirtinumo, nėra vertės, lygiai taip, jo. Ar ten, žinai, kokią muziką su dirbtiniu intelektu padaryti, kažkas tai, gali popsinės dainelės daryti, bet jos ir bus tokios, be dvasios, arba tekstų, žinai, kur rašo ChatGPT. Tu ten gali užduoti ir promptą, kad ten, ar prašymą, kad parašyk man ten humoristinę istoriją, be kažką. Ir tu paskaitai tą istoriją, blema, lyg ir turėtų būti juokinga, bet blema, tu supranti, kad, kažkoks tai nesąmonė. Tu gali, žinai, tame nėra nieko tikrai kūrybiško. Tai yra, tiesiog kažkoks rinkinys. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tas dirbtinis intelektas, ta nuotrauka, kur mes ten darėme, bridom į jūrą, ten, reiškia, tas padangas, ten apšvietimą nešėmės, ten bangus daužė, ten mes ten vos nenuvertėm viską velniopišnai. Tai rezultatas, aš dabar galėčiau padaryti tą rezultatą taip sėdėdamas ten ant sofos, ten tą merginą nufotkinau ir ten paskui ten kažką ten primakaliavojęs galėčiau, pasėdėjęs, su išmanimu, ką aš noriu padaryti. Rezultatas būtų panašus, tarkim, toks pat, būtų rezultatas, bet procesas tada buvo fainas. O dabar, tai paliko istoriją. Taip, dabar aš tiesiog, padaryčiau tą sėdėdamas su kavos puodeliu prie kompo, bet man nebebūtų tai faina. Jo, aš galėčiau tai padaryti lengvai, bet man nebebūtų tai faina. Žinai, kodėl žmonės, pavyzdžiui, važinėja motociklais? Juk tai nepatogu, pučia vėjas, ir taip toliau. Taigi sėdi su mašina, geri ten kavutę, ten muzonas, ten groja. Jo, o vis tiek nori keliauti su motociklu. Aš noriu ten važiuoti ten kažkur, tai vadinu neseniai aš irgi. Aš su motociklu esu važinėjęs 25 metus. Paskui pardaviau jį, nes, supratau, kad, žinai, mano dukra maža, aš neturiu laiko, bet to pavojinga galvoju, žinai, užsimušiu, tai ir šiaip tiesiog neberasdavau laiko ir pardaviau. Ir dabar šią vasarą vėl užsinorėjau motociklo, tiesiog jį išsinuomojau, nepirkau, pasivažinėjau porą kartų. Žiauriai buvo faina, viskas labai buvo okei.
Ir va, tada mintis ta tokia, žinai, o nepatogu, pučia vėjas, sunku, pavargsti, bet nori. Tai kur paaiškinimas? Tai va toks ir paaiškinimas yra tame, kad tas nepatogumas, važiuojant motociklu, tas džiaugsmas, kurį tu patiri važiuodamas, atperka visus nepatogumus. Lygiai taip pat kaip ir džiaugsmas daryti ten fotosesiją, kažkur tai ten nepatogiai bangose, ten su pavojais ir taip toliau. Jis yra fainesnis negu sėdėti prie kompo ir gauti tik rezultatą. Jo, nesvarbus prasmė, rezultatas. žinai, kas yra jo. Svarbus jeigu tau reikia procesas. tik tai rezultato, tai tada tu sėdi prie kompo. Bet jeigu tau reikia džiaugsmo, tą rezultatą siekiant, tai tada tu darai viską rankomis. Va tas yra jo, turbūt čia tavo yra atsakymas. Ja. Man mentorius visą laiką kartoja, aš niekaip nesuprasdavau ir žmonės sakydavo tą, turi mėgautis išmokti procesu, tipo, nežiūrėti rezultatą, nesiekti to galin. Ir aš niekada nesuprasdavau, man atrodydavo, nu ką jūs čia pasakojat, man yra sunku, aš jau prakaituoju prie kompo vakare, dirbu, kažką darau, bet po to atradau tą vat, sugebėjimą sustot, pabūt momente ir aš, pavyzdžiui, mėgaujos mūsų pokalbį. Man faina būti čia ir dabar, aš žinau, gal koks bus rezultatas, aš svarbu, va, toj kelionė jaučiausi visai fainai. Tu įsivaizduok va situaciją, labai geras tavo pavyzdys. Jeigu tau reikėtų rezultato podcast'o ir tu sakytų tau, nu, tu čia 5 mygtukus paspausi ir tau visas tas podcast'as susigeneruos ir visi ten žiūrės, klausys. Ar tu nori tą podcast'ą filmuoti va taip kaip dabar, nežinodamas, kas nežinodamas, ką aš atsakysiu ir rezultatas gausias, nu, toks pat kaip ten. Tai ką tu rinktumės? Ar rezultatą per 5 minutės paspaudęs mygtuką, ar su procesu? Aš rinkčiau su procesu, man įdomiau. Nu, nors iš tikrųjų galėtum, dabargi su ChatGPT puikiausiai galėjo, tos podcastus puikiausius. Dieve, aš pabandžiau kažkokią tai temą, nu ten tik angliškai, nežinau, lietuviškai turbūt dar nėra turbūt tokia, o gal ir yra, nežinau. Tai tas podcastas buvo toksai, kad, nu, tu klausai, žinai, atrodo, profesionaliai padaryta. Bet galvoju, plema, neįdomu taip daryti. Jo, neįdomu taip daryti. Nes daugelis klauso ne tik, kad klausyti kažkokią informaciją, tai yra autorius, kas daro, pašnekovas, kas kalba, jų istorijos prieš tai, kažkoks, nežinau, idealizavimas, matymas kažko tam žmoguje, patikimas to vedimo. Ir manau, kad aišku, tobulėja ir atsiranda ir podcast'o, ir užpildo kai kurie neblogai visai tą rinką, bet manau, kad kuo toliau, tuo turbūt bus daugiau išskirtinumo, tą, ką padarom unikaliai, skirtingai. Ir kuo didesnis bus skirtumas nuo tos masės, tuo tai dar gaus didesnę vertę, gal vertinsim labiau ir panašiai. Nes, pavyzdžiui, žmonės dėl daugelio dalykų renkasi kitus žmonės. Pavyzdžiui, tavo paveikslus perka galbūt ne dėl to, net kaip tu tapai. Galbūt kažkas perka dėl tavo istorijos, nuo kur tu atėjai iki dabar. Absoliučiai, tas pats, žinok, ir apie Van Gogą, bet kokį, tarkim, impresionistą paimti, nes jie piešia blogiau negu ten viduramžių dailininkai. Blogiau negu šiuolaikiniai kai kurie dailininkai. Jie piešia daug blogiau, jų technika blogesnė. Bet žmonės juos renkas dėl to, kad tie dalykai turi savo istoriją, savo backgroundą, savo tą svorį, žinai, savo svorį, kuris yra net ne paveiksle, o visame pasakojime, visoje legendoje, visame, tai yra simbolis. Paveikslas yra tik simbolis tos vertės, kurią tu gauni kartu. Tai dėl to man, ir Malevičiaus kvadratas puikus pavyzdys ir Dušampo pisuaras. Pisuarų pilna, bet visi nori Dušampo pisuaro. Dėl to, kad tai yra Dušampo pisuaras. Ja. Aš manau, kad mes turėsim dar kada pokalbį. Labai įdomiai greitai praskrėjo. Aš kaip pasakysiu, kiek laiko praskrėjo, manau, nustepsi. Jau filmuojam daugiau negu 2 valandas. 20 gal. O šakės. 2:30. Ja, labai greitai. Šakės. Tai mes turim tokią tradiciją, kad prieš tai buvęs pašnekovas palieka klausimą kitam pašnekovui, nors jisai visiškai neįsivaizduoja ir nežino, kas jisai bus. Tai klausimas, kuris atiteko tau, skamba taip. Ko norėtum sulaukti ar pasiekti per ateinančius 12 mėnesių, kitaip tariant, kas būsi kitų metų tuo pačiu laiku? Kas būsiu, atsakyti negaliu, nes čia tik tai galėjau pasakyti, kuo norėčiau būti. O ko norėčiau pasiekti? Bleba. Galima čia filosofiškai atsakyti, bet galima ir visiškai primityviai. Norėčiau pasiekti mažiau skrolinimo telefone. Labai nefilosofiška, bet aš manau, tai yra labai praktiška. Iš tiesų norėčiau pasiekti mažiau tuščio laiko ten
kačiukų žiūrėjimui. Ir norėčiau daugiau parašyti knygą gal, ne tai, kad knygą, jo. Supranti, aš tik galvoju, kad aš neplanuoju tokių, neturiu tokių, kažkokių planų, kad po 5 metų noriu būti tas ir tas. Aš galvoju, kad darau tai, ką noriu daryti šiuo metu. Tai šiuo metu aš noriu padaryti daugiau tokių projektų, kur su muzika, su tekstu, o tapyba, tai vis tiek jinai savo ruožto eina ir tiek. Turbūt jo. Aš turiu klausimą dar vieną, kurį galvojau papildyti. Ką nori, kokią įtaką nori padaryti menui su savo kūryba? Lietuvoje galbūt? Aš tave nuvilsiu, žinok, aš nenoriu niekam jokios įtakos padaryti. Ir nemanau, kad reikia ką nors daryti. Manau, kad vis tiek kiekvienas karta, kiekvienas žmogus, kiekvienas kūrėjas, jisai atsineša savo. Jis geriau, kad jis neturėtų jokios įtakos. Kad jisai būtų, mes vis tiek darome vieni kitiem įtaką, bet kuriuo atveju. Bet specialiai kažkokios įtakos nenorėčiau. Vienintelis dalykas, ko aš norėčiau iš meno, tai kad būtų mažiau jame smurto, kraujo ir tuščio beprasmio šokiravimo. Tokio, tipo, aš noriu sukrėsti ten tą žiūrovą, ten nupiešiu, bybį, ten nupjauta ir ten kažką. Ne, aš nesuprantu. Turi būti prasmė, tikslas kažkoks. Juolab aš galvoju, kad bet kokią kūrybą, vadinkim tai menas, muzika, bet kas ten, man atrodo, turėtų pirmiausia, jo tikslas būtų, tai yra žadinti žmonės gyventi iš tikrųjų. Žadinti žmonės gyventi pilnavertiškesnį gyvenimą, prasmingesnį, dvasingesnį, žadinti smalsumą, kviesti žmonės išgyventi savo tą laikotarpį, pilnai išgyventi, jį patirti ir džiaugtis tuo laikotarpiu, suvokiant jo laikinumą ir patirti jį tiesiog, kuo stipriau. Tai mano toks noras, kad menas turėtų tokią misiją, ne kažkuo stebinti, stulbinti ar ten šokiruoti ar gąsdinti, jokių būdų ne. Nes taip ir atrodo, kad gyveni ne dėl rezultato, o mėgaujas procesu. Absoliučiai, visiškai. Tai ačiū, Algi, kad atėjai, pasidalinai savo istoriją, žiniomis su kitais. Ačiū tau.